Tai labą dieną, sveiki visi atvykę į diskusiją, kaip kūrybingumą paversti kasdieniu mokyklos įpročiu. Yra tikrai smagu, kad atrodo apie tą kūrybingumą daug šnekame ir tas dėmesys smagu, kad nenuslopsta. Tai šiandien mūsų diskusijoje bandysim pasinaudoti tuo, kad tų diskusijų iš tikrųjų yra daug buvę jau ir iniciatyvų pradėtų kūrybingumo ugdymo srityje, kūrybiškesnės tos mokyklos srityje. Ir dėl to šiandien jau nekalbėsime apie tai, kodėl tą kūrybingumą reikia ugdyti. Tai, man atrodo, mūsų visuomenė dėl to yra kažkaip daugiau mažiau susitarusi. Net strategijoje 2030 turime viziją pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybingumą. Ir viena iš svarbiausių vertybių toje strategijoje yra kūrybingumas įvardyjama šalia atvirumo ir atsakomybės. Taip pat, jeigu pasižiūrėsime į tai, kas yra užprogramuota šiandieną švietimo paties strateginiuose dokumentuose ir nacionaliniuose dokumentuose įvairiose ir programuose, tas kūrybingumas yra tikrai svarbi tema. Ir šiandien bandysim susikoncentruoti į klausimą, kaip ugdyti tą kūrybingumą, kokiom priemonėm, kaip turėtų atrodyti mokykla, kurioje yra palankios sąlygos kūrybingumo ugdymui ir koks mokytojo vaidmuo, kokie iššūkiai kyla mokyklai, kuri nori keistis tą kūrybiškos mokyklos linkme ir kokios galimybės ir sakykime, kokie iššūkiai didžiausi. Tai noriu pristatyti mūsų šios dienos diskusijos dalyvius. Tai yra Giedrius Vaidelis, ugdymo plėtotės centro direktorius. Su plojimais. Gintautė Žemaitytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja. Gražina Rudienė, Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos direktorės pavaduotoja. Aistė Jasaitytė, kūrybinių partnerysčių kūrybos agentė ir psichologė. Maratas Sarksianas, kūrybinių partnerysčių kuriantis praktikas ir kino režisierius. Violeta Pavilionė, Klaipėdos miesto savimo ir paslaugų verslo mokyklos gimnazijos skyriaus vedėja. Atsiprašau. Prieš pradedant mūsų diskusiją ir dėl to, kaip sakau, kad mes truputėlį galėtume žengti tą žingsnį toliau ir vėl nekalbėti apie tai, kodėl tas kūrybingumas, aš pasiūlysiu porą tokių konceptualių schemų, su kuriomis mes dirbame kūrybinėse partnerystėse, kurios yra išvystytos tyrinėtams, mokslininkams, stebint daugybę mokyklų ir bandant aiškintis, kaip tas kūrybingumas gali būti apčiuopiamas mokymosi aplinkoje. Mes kalbam apie 5 kūrybingo mąstymo įpročius: vaizduotę, smalsumą, atkaklumą, nuoseklią praktiką, bendradarbiavimą. Tai, į ką svarbu atkreipti dėmesį ir kas labai tikrai padėtų daugiau susikalbėti, kalbant apie kūrybingumą, būtų tas supratimas, kad kūrybingumas nėra vien tik tai lakios vaizduotės, fantazijos veikla, kad tai nėra vien tik tai nukrypimas nuo normos, sakykime, ar kažkokių naujų dalykų vystymas. Tuo pačiu tai yra ir atkaklumas, ir gebėjimas iš tikrųjų susikaupti, susikoncentruoti, vystyti tą nuosekli praktiką kaip amato siekimas, kaip gebėjimas dirbti nuosekliai daug metų, sakykime, tobulinant tam tikrus ir techninius gebėjimus, ir žinias gilinant, ir stengiantis tikrai nuolat iš naujo sužinoti, atrasti, klausti, dirbti su kitais. Žodžiu, kad mums tas iš tikrųjų atrodo labai svarbu, kad tai nėra vien tik tai, kas yra gražu, kas yra smagu, kas yra linksma, tai yra būtinai, kai kalbam apie tą kūrybą, yra ir tai, kas yra prasminga, ir tame yra labai daug ir darbo. Kai kalbam apie kūrybingumą mokyklos mokymosi aplinkoje, padeda dar tas savybės siejamas su kūrybingumu dar smulkinti. Ir tada jau galima labai konkrečiai kalbėti, ar konkreti praktika mokymosi, ar jinai suteikia tas galimybės kūrybingumą ugdyti. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbame apie smalsumą, tai galime klausti, kaip mes konkrečioje pamokoje skatiname vaikų patį smalsumą, ar mes sukūrėme kažkokią paslapties atmosferą, ar mes leidžiame vaikams klausti, jeigu jie klausia sudėtingai, ar mes atsakome, arba jeigu paklausome to vaiko ar besimokančio žmogaus, ar suteikiam laiko mąstymui, ar ne per greitai išsprendžiam patys tą klausimą toj mokytojo, sakykime, pozicijai ir taip toliau. Ar pagaliau, kalbant apie bendradarbiavimą, galima kalbėti apie tai, kaip
kaip, sakykime, mokymosi erdvė, pats organizavimas klasės, ar tikrai sudaro galimybės mokytis bendradarbiavimo, darbo vieni su kitais, dalinimosi. Tai čia tiesiog gal šiek tiek išskleidimui apie tai, apie ką kalbam, kai sakom kūrybingumas. Iš mano patirties, tai dažniausiai, kuo eini giliau, tuo mažiau tą pačią savoką kūrybingumas mini. Kalbi apie labai konkrečius dalykus, apie bendradarbiavimą, apie gebėjimą vystyti idėjas, apie toleranciją tokiam sudėtingom nežinomybės situacijom, apie labai konkrečius praktiškus dalykus ir požiūrio dalykus ir rečiau pati tą apibendrinantį savoką. Dabar kitas dalykas, ir čia jau bus paskutinis iš mano tų pasiūlymų, tiesiog tam, kad mes turėtume daugiau tokio bendro pagrindo tam pokalbiui, tai kas yra, kokio tipo mokymosi erdvė sudaro sąlygas tam kūrybingumui. Ir čia turim tokią skalę taip pat išvestą iš daugybės stebėjimo ir tam kairiam stulpelį matome tos dalykus, kurie apibūdina labiau tokį tradicinį mokymo erdvės tokį modelį ir apibūdinam tą modelį per tai, koks yra mokytojo vaidmuo, kaip organizuojamas laikas, kokia yra to besimokančiojo, koks yra jo vaidmuo, kaip yra įtraukiami visi besimokantis ir taip toliau. Ir kai kalbam apie tą veiksmingą, įtraukiančią, tą kūrybingumą skatinančią mokymosi erdvę, pastebime, kad mokytojo vaidmuo yra daugialypis ir mokytojas dažnai daugiau klausia, daugiau moderuoja situaciją, negu yra tas vienas žinių šaltinis kalbantis prieš klasę, kad veiklos mokymos yra labiau autentiškos, pagrįstos praktinė, gyvenimiška patirtimi ir tų pačių mokymosi dalyvių patirtimi, kad yra lankščiai žiūrima ir į laiko organizavimą, ir į erdvės organizavimą mokymuisi, kad daugiau yra organizuojama mokymasis organizuojamas kaip užsiėmimai, kaip dirbtuvių principų, daug yra grupinės veiklos, kuri derinama su individualia veikla ir kiti dalykai. Taigi apie visą tai kalbam, kai kalbam ir apie tą kūrybišką, tokį veiksmingą, įtraukiantį mokymasi. Ir dabar aš tada jau perėsiu prie mūsų diskusijos dalyvių. Pradėti, kadangi galbūt pradžiai mums naudinga visgi įsivaizduoti, kas yra tas kūrybingo žmogus ir koks to tokio kūrybingo mokymosi, kūrybiškumo ugdymo tikslas. Tai aš norėčiau pradėti nuo Marato ir jo paklausti, kas jam yra tas kūrybiškas žmogus, ką reiškia būti kūrybingu žmogumi šiandien, kokios tai yra savybės, kokie tai yra požiūriai svarbus ir kaip iš tavo patirties su darbo ir su vaikais bendrai ir darbo su mokyklomis, ką yra svarbu turėti omenyje, kai stengiasi vaikuose pažadinti tas kūrybiško žmogaus savybės, ką galėtum patarti mokytojams. Man atrodo, tas yra svarbu, kad ką tu gali būtent kaip kuriantis žmogus pasiūlyti iš savo perspektyvos. Labą dieną dar kartą. Tai aš šiaip manau, kad galbūt čia padėtų žodis kurti, ar ne, tai ne veltui, tarkim, ugnį galima užkurti. Tai aš manau, kad kūryba ir būtent susijęs su ugnim. Tas žmogus, praktikas, jis turi sugebėti užkurti ugnį. Ir sugebėti valdyti tą ugnį, kad tai nepavirstų į chaosą. Tai čia jeigu taip trumpai tik apibūdinti, bet šiaip tas kūrybingas žmogus, tai yra žmogus, kuris susijęs su veiksmu. Apskritai, turbūt kūryboje žodis veiksmas tai turėtų turėti didžiausią reikšmę. Ir galbūt vienas iš pačių svarbiausių dalykų, tas kūrybingas žmogus turėtų atkreipti dėmesį labiau netgi ne ką jis daro, o kaip jis daro. Tai yra bet kokia informacija, bet kokia medžiaga, bet kokia veiksma, kaip jis pateikia. Vat čia turbūt būtų tam tikri esminiai bruožai to žmogaus. Jo, erdvė mokykloje, apskritai aš manau, kad asociacija su vaikais
Vaikų asociacija, kas yra mokykla, kadangi aš irgi buvau vaikas, tai buvo kalėjimas, kurį aš priverstas nuolat nueiti ir sėdėti. Tai mokykla yra pastatas ir kambariai klasės. Daugiau kaip ir, aš manau, kad tą erdvę reikia nugriauti. Reikia apskritai tą savoką, kad mokykla tai yra fizinis dalykas, nes tai yra netiesa. Mokykla, tarkim, būtų nuostabu, jeigu šiandienos egzaminą, nežinau, kokie nors pamokos mes pravestumėm troleibuse ir klausytojai būtų būtent keleiviai. Tai aš manau, kad tam tikri tokie kardinalūs pokyčiai pakeistų erdvę apskritai. Erdvė yra labai svarbu, nes, tarkim, klasėje sėdinčio vaiko kasdien jo dvasinė erdvė, energetinė erdvė yra užmušama. Vaikai turi begalę daug energijos. Ir tada apskritai pas mus aplinkoje neigiamas labiau turi veidą ryškų negu teigiamas. Ir tas vaikas, nežinant, kur naudoti tą visą energiją savo, tai įkūnija tą neigiamą veidą ir po to gaunasi stereotipiniai neigiami veiksmai. Tai už to, aš manau, reikia pastoviai laužyti tam tikrus stereotipus. Čia būtų irgi esminis momentas. Erdvė, mokykla, kaip erdvė. Apskritai, manau, kad mokykla tai nėra konkreti erdvė. Ir dar aš prie to pačio noriu pasakyti apie žodį ugdyti, irgi turbūt aš pakeiščiau į žaisti. Nes apskritai vaikai ir ne tik vaikai, jie nori žaisti. Ir visa ta medžiagos pateikima turi būti žaidimo forma. Jis nebūtinai, kad pastoviai tai įvardinti kaip žaidimas, aš kalbu apie veiksmą. Tai va tos erdvės ir būtent kaip reikia pateikti, aš čia gal plačiau viską aprėmiau, bet... Tai va, kas dar yra svarbu, galbūt aš užbėgsiu į priekį, ar ne? Taip, kas yra, reiškia, mokytojai labai deda didžiulės pastangas, labai daug dirba ir kiekvieną dieną tą patį daro, ateina, mokina, ruošiasi, bet tarkim tame visame užtektų truputį kitokio požiūrio ir visa ta energija būtų iš karto žydėtų tą energiją, jisai turėtų toj pat spalvas atsirastų. Ir vaikai visų pirma mokytojo asmeninę matytų tam tikrą irgi stereotipą. Toks stereotipas kaip mokytojas irgi reikia laužyti. Kas yra mokytojas? Žmogus, kurie ateina ir mokina, kaip mums gyventi ir suvokti pasaulį. Galbūt reikėtų nugriauti. Aš manau, kad tas mokytojas turėtų priimti vaikų žaidimo taisyklės ir iš jų erdvės, įeinant į vaikų tą erdvę, iš ten pradėtų truputį plėsti jų erdvę vaikų, kad tam tikrą savoką. Nes dabar aš ir vaikystėje atsimenu ir dabar, kiek aš matau, be abejo, ne visur, bet apskritai tam tikras stereotipas, kad yra mokytoja, kuris sėdi vot ten, ir yra vaikai, kuris sėdi vot čia, ir tai yra tam tikras, reiškia, kaip scenos ir žiūrovo erdvė. Reiškia, žiūrovas labai saugus ir kai tik mokytojas teatre esat matę, kai teatro artistai pradeda sugriauna erdvę ir atsiranda toj pusėje ir visi, reiškia, tie žiūrovai nežino, kom užsidengti, kad kartais į jų nelystų. Tai vaikai tą patį jaučia, tai aš manau, kad šitą erdvę apskritai reikia nugriauti. Negali būti, reiškia, čia mes, o čia jūs, tai jau vadinasi priešprieša. O ne, mokytojas sėdi pačiam gale ir vaikai, kad klausytų, pastoviai sukasi, reiškia, aplink. Iš viso, nebūtinai, kad turėtų būti kažkokie vieną standartą, turėtų būti tiesiog ieškojama nuolat. Vaikas nuolat neturi žinoti, apskritai iš mokytojos pusės turi būti netikėtumai. Reiškia, tas mokytojas, kuris netikėtas, nežino vaikas, kaip jis sureagos, tai yra įdomus mokytojas. Jumgi nepatinktų nueiti filmą ir pasižiūrėti pastoviai tą patį filmą, kuriam tik tai dialogai keičiasi. Visai patiktų, kai veiksmas nuolat, vis kitkas, pastoviai kažkas netikėta, pastoviai, reiškia, posūkiai įspūdingi. Tai aš manau, kad visame procese, to labiau, kad šiandienos žmogus tos informacijos srautas antiek yra išlepintas, kad jis nuolat nori, jeigu tik truputį nesudominai, tik truputį filme nieko neįvyko, jau galvoja, šūdinas filmas, išeisiu, nesąmonė. Taip pat, nes yra pultas, galima keisti televizijos kanalus, yra internetas, čia nesu
nesudomina. Taip pat tas pats yra ir ta erdvė. Vaikus nuolat reikia reguliuoti tą ugnį, užkurti ir nuolat jį reguliuoti. Nežinau, aš čia jau pabaigiau. Ačiū, Maratai. Tai iš tikrųjų, kiek man teko stebėti, kaip Maratas dirba mokyklose, tai man, nors jisai to ne visai pripažįsta, bet ir iš kalbos galėjot suprasti, kaip sugeba būtent savo kaip režisieriaus mąstymą perkelti į tą, kaip mes galime suprasti mokyklą. Taip pat man teko susidurti, kai žmogus, kuris yra šiuolaikinio konceptualaus meno menininkas, kuris kalba apie erdves, apie jų struktūras, apie tam tikras, žodžiu, tai yra labai įdomus dalykai, mums labai parodo visiškai kitokias kalbėjimo, visai kitokius būdus apie tai, kas yra mokykloje. Aš dabar norėčiau paklausti Violetos, kuri yra mokytoja būtent toje mokykloje, kurioje Maratas pernai dirbo, taigi jie kartu tokį intensyvų pokyčių išgyveno tą procesą. Tai norėčiau paklausti iš jūsų perspektyvos, kuo dirbant mokykloje ir dirbant mokytoje, kuo tie vaikai šios dienos gyvena, kas juos motyvuoja, kas jų nemotyvuoja ir kokius iš tikrųjų iššūkius tai kelia mokytojui ir ką jūs patyrėte, kas yra jums pasiteisinę, o kodėl taip sunku yra keistis ir ieškoti to tokio intensyvesnio dialogo tarp mokytojų, sakykime, ir mokinių, kas stabdo, kas gąsdina, kas įkvepia pokyčiams. Sveiki dar kartą. Iš tiesų galiu liudyti nepaprastą šito šalia sėdinčio žmogaus charizmą. Vaikai, 25 vaikai, su kuriais dirbo Maratas, jie absoliučiai yra pasikeitę. Jums ko gero sunku tą suvokti, jeigu jie buvo užsidarę, jie buvo tyleniai, jie dabar veržiasi ir turėjome bent keletą viešų renginių ir jie drąsūs, jie eina kalbą, jie reiškia savo mintis. Mes tik pečiais gauščiuje. O jeigu kalbėtumėm apie šių laikų vaiką, apie šių laikų mokinį, švietimo tyrimuose yra atsiradusi nauja sąvoka, jums ko gero teko girdėti 21 amžiaus vaikas. Koks tai yra vaikas? Ne taip seniai, jau senokai, ko gero prieš 7 metus, mūsų nacionalinis pedagogų dienraštis spausdino straipsnį vieno brito mokslininko apie skaitmeninius čiabuvius, ko gero pamenate ar ne, ir skaitmeninius įsiveržėlius. Tada galvojame, tai mums dar toli, iš tiesų, tai mums dar neegzistuoja, o ta diena iš tiesų jau atėjo. Tikrai daug dėmesio yra skiriama tam ir valstybės mastu, ir mes apvaikštinėjome ir šiandieną, ko gero, ir gretimą salę matome, kiek daug yra skaitmeninio turinio. Bet kartais kyla klausimas, ar tikrai tiek daug jo reikia mūsų šiuolaikiniam vaikui. Taip, mes suvokime kaip mokytojai ir mokykla, kad mūsų funkcija yra paruošti vaiką žinių visuomenį, jis turi gebėti dirbti naujausiamis technologijomis. Bet ar tai yra vienintelis būdas sudominti vaiką šiandieninėje pamokoje? Ir noriu pasidalinti labai tokiamis įžvalgomis, labai šviežiamis, tarp kitko. Šią savaitę padariau tokį trumpą tyrimą savo mokykloje ir vaikų paklausiau 2 labai paprastų klausimų. Kokį jis įsivaizduoja puikų mokytoją, tokį mokytoją, kurį prisimintų po 20 metų. Ir antrasis klausimas, kokią jis įsivaizduoja puikią pamoką, kurią taipogi prisimintų po 20 metų. Tikslinė grupė buvo labai įvairi ir man labai įdomu buvo pasižiūrėti. Apklausiau 1 gimnazijos klasės mokinius 9-okus, 3-okus, 4-okus, dabartinius 12-okus, kadangi aš dirbu ne tik mokykloje, kuri teikia bendrojo lavinimo programas, bet ir profesiją. Apklausiau vaikus jaunuolius, kurie baigė 12 klasių ir apklausiau tuos, kurie atėjo pas mus mokytis, baigė kolegijas ir universitetus. Patikėkite, šiek tiek nustebino rezultatai, ta prasme, kad aš neatradau susumavusi ne vieno atsakymo, kad mums reikia planšetinių kompiuterių. Buvo tokių atsakymų. Tiesa, kai prašiau, kad jie aptartų mokytojo savybės, aš jiems leidau iš berods 30 pasirinkti 5 ir be abejo su teisė, kad jie prirašytų savasias. Koks mokytojas?
tikrai nebuvo tas, kuris tobulai dirba ir išmano šiuolaikinės technologijas. Daugiausia procentaliai surinko atsakymų, kad man yra reikalingas padedantis mokytojas, kuris būtų šalia. Man yra svarbu mokytojas, kuris bendrautų su manimi. Ir tai visose lygminiuose, tiek 9-okų, tiek 11-okų, tiek 12-okų, tiek kolegijų. Šiek tiek galbūt įsiskyrė pagal amžiaus tarpsnius mokytojo natūra. 9-okams ir 11-okams buvo labai svarbu, kad mokytojas būtų linksmas ir šmaikštus. Būtų šmaikštuolis pamokoje. Šito jau nebereikia 12-okui, šito jau nebereikia baigusiam 12 klasių. Taigi įdomu, pabandykite savo mokyklose. Man tai dirba tikrai suplanuoti strategiją bent keletai metų gavus tokius atsakymus. O jeigu sugrįžčiau prie mūsų praėjusio metų puikaus laiko, kur dirbame kartu su kuriančių praktikų ratu, mums tai buvo pirma tokia patirtis, kai vaikus leidome paimti iš ugdymo proceso ir vaikai mokėsi kino meno. 25 vaikai, kvietėme kartu ir mokytojus dalyvauti kino vakaruose ir žaisti įvairiausius žaidimus. Ir per refleksiją vienas vaikas pasakė labai taiklią frazę, jisai pasakė, tai buvo mūsų visų lūžiai. Ir mes tą suvokėme ir mokytojai, ir mes tą suvokėme, ir tą suvokė mokiniai. Kaip mes mokytojai tą suvokėme, supratome, kad mes dirbame ne taip. Ir šiemet mes jau turime tokių praktikų, mes nebebijome eksperimentuoti. Ir jeigu kažkas matome problemą, turime tokią naują gražią savoką. Pažiūrėkime į tai kūrybiškai. Jau tapo toks kaip slaptažodis. Pažiūrėkime. Gal mes darome per daug didelę problemą. Pažiūrėkime į tai kūrybiškai. Na ir ką, ir suvedė 3 mokytojai, 3 vaikus į akto salę ir pravedė lietuvių kalbą. Na ir ką, susitarėme su tėvais, kad praves anglų kalbos pamoką, nes mamos mėgstamiausia tai buvo pamoka, jinai ne anglistė, bet rizikuosime tam, kad padarytumėm staigmeną jos sūnui toje klasėje besimokančioje. Noriu pakviesti nebijoti ir nerizikuoti. Tai daug didesnė pridėtinė vertė turi, negu, kaip Maratas sakė, būti atskiruose frontuose. Čia mokytojo, o čia mokinio. Dabar kreipiuosi Gintautę ir Gintautė yra taip pat ir vieno vaiko dalyvausia mūsų programoje, pernai mama. Tai aš ir norėčiau jos kalbėti ir iš profesinės perspektyvos, kaip jai atrodo, kokį šiandien tą žmogų turėtume ugdyti, bet kartu ir kaip iš mamos perspektyvos, ko tėvai tikisi, ko vaikai tikisi, kas juos skatina iš tikrųjų mokytis, kas juos sudomina, kas jiems teikia tą motyvaciją. Labai dėkoju, kad pakvietė į šitą diskusiją. Iš tikrųjų labai svarbi ir įdomi tema. Ir aš matau keletą tokių kolizijų nuolat. Ir tarkim, ir tas pats klausimas iš profesinės perspektyvos, aš gana gerai įsivaizduoju, ką jie turi turėti vienoje ir kitoje srityje dirbdami, bet aš būdama mama matau, kaip sunkiai yra tai padaroma. Tai gal pirmiausiai aš norėčiau nuo tos mamos perspektyvos pradėti. Ir jau kur buvo parodyta įtraukianti erdvė, man atrodo, buvo tas, ten, man atrodo, ir yra ta aprašyta ta situacija, ta mokyklos, kaip ir Maratas sako, tai turėtų būti ne pastatas, o atmosfera galbūt, erdvė, kuri įtraukia mokytis. Ir tikrai tai motyvuotų vaikus. Juos labiausiai motyvuoja, kiek aš susiduriu, pasitikėjimas. Mes turim suprasti, bet iš tų kolizijų viena yra ta, kad kol kas vis dar tebėra taip, kad mes užaugę nelaisvi auginam laisvus žmonės. Dar turbūt nėra nei vieno nepriklausomai Lietuvoje gimusio mokytojo, vis dėlto, kiek ten 22 metai turėtų studijuoti edukologiją šiuo metu. Ir tai yra iššūkis ir tėvams, ir žinoma mokytojams. Tie vaikai tikrai labai kitokie. Tikrai labai kitokie ir skaitmeniniai, ir dar net gal tokie
laisvamaniškesni. Labai sunku būtų apibūdinti juos trumpai, bet kiek aš suprantu, jis labiausiai motyvuoja pasitikėjimas, tiek tą, kuris gerai mokosi, savaime suprantama, tiek tą, kuriam sunkiau sekasi. Kai mokytojai jo pasitikė, kai juom pasitikė tėvai, kad jisai gali, jisai po truputį įsitraukia. Ir čia kūrybiškumas tikrai yra būtinas, nes kitaip neišvengiamai tas vaikas užsidaro, atsitraukia ir jo neįtrauks nei ta tokia erdvė, kur atidalinta mokytojai nuo mokinių, nei pastatas, kurį jie dažnai dėja, sako, susprogdinti norėtų. Ir kaip pakeisti ne tik vaikų, bet ir mūsų pačių požiūrį, kas yra mokykla. Aš puikiai įsivaizduoju mokytojų situaciją, nes žinau, kiek jie turi išmokyti, todėl kad galiausiai yra egzaminai, jeigu ne egzaminai, kuriuos laiko vaikas baigdamas mokyklą, tai gyvenimo egzaminai, kad jis neišmoko, gal matematikos jis nelaikė egzamino, bet jos jam vis tiek reikės. Ir kaip sudenti tai, ką sako kūrybininkai, reikia kūrybingai, reikia su tuo, kad vis dėlto jisai turi išmokti kažko. Tikrai labai sunkus uždavinys ir dėl to, man atrodo, mes dabar esam tokiame perėjimo procese, jeigu mes sugebėtumėm labiau ne tik pakeisti programas, kurios jau neblogos ir keičiamos, bet ir nuostatas. Ir čia tikrai labai reiktų ir mokytojų, ir žinoma tėvų pagalbos mokytojams. Bet čia dar tokia gal šiek tiek vėliau sudėtingesnė, net sakyčiau, tema. Tėvų įsitraukimas yra. Ir visa visuomenė, mūsų vakarų visuomenė šiuo metu labiau atsigręžia į tokį gal rytietišką labiau buvimo būdą, kai yra stengiamas įsižiūrėti į reiškinį ir neprimesti jam savo sąlygas racionaliai, vakarietiškai, kaip mes įpratę, o bandyti suprasti jį ir veikti pagal jo taisyklės. Labai puikiai pasakė mums Maratas. Tiesiog reikia priimti vaikų taisyklės. Bet kaip jas priėmus išmokyti jų dar to, kad jie vis dėlto išlaikytų tą egzaminą. Bet tas klausimas yra sudėtingas. Tikrai negaliu pasakyti, kad turiu atsakymą, bet dažnai labai, tarkim, man pačiai kaip tenka su to susidurti, aš tikrai rizikuoju. Ir tikrai matau, kad trumpalaikiai rezultatai dažnai būna nepatenkinami. Ne taip, ko aš norėčiau iš to savo vaiko. Bet aš matau jo pasikeitimą, jis pradeda jausti didesnį atsakomybę. Jis toks gal šiek tiek kita sfera besižavintis negu aš gyvenime ir man tikrai nebuvo lengva tai įveikti. Ir suprasti, kad tai, kas man atrodo labai įdomu, jam visiškai neįdomu, bet aš išmokau su juo pasikalbėti ir aš supratau, kad yra dalykų, apie kuriuos jis nenori rašyti rašinio, bet tai nereiškia, kad jis nežino, kas yra rašinys. Jeigu jam duotum temą, kuri jį domina, jie turėtų ir žodžių ir nereiktų vargti skaičiuojant ten, kiek tų žodžių parašė. Tai vat kartais galbūt norėtųsi, ko aš manau tėvai galėtų norėti iš mokytojų, to vaiko palaikymo ir tokio lankstumo. Taip reikia tą turinį mokymo jiems išdėstyti, reikia, kad jie jį įsisavintų vienaip ar kitaip, bet kartais galbūt, ką nors galima šiek tiek paaukoti, kad jo ta kompetencija atsirastų ir pasitikėjimas savimi, nes tarkim ten galbūt parašęs rašinį apie savo mėgstamą kompiuterinį žaidimą, kur mums kelia siaubą tokie dalykai, bet jis parašys ir tikrai, patikėkit, paskui jis gal ir apie literatūros kūrinį parašys. Ir tas toks uždarumas tam tikras, pačių net ir programų, tikrai šiuo metu, manau, kad kelia daug problemų ir mokytojams, ir vaikams. Tarkim, kaip formuluojami klausimai, kas tave sužavėjo tokioj ir tokioj pasakoj, kuo tau patiko, čia rašinio klausimai, taip, kuo patiko, kas padarė įspūdį. O mano vaikas sako, o manęs nesužavėjo ir ką man dabar daryti. Ir tokių tikrai yra daug. Ir tas formulavimas užduoties toks uždaras, kad ir neugdo kritiškumo, ir kažkaip jis tada pasijaučia esantis, kitoje auditorijoje, jis nebeturi ką rašyti. Ir tiesiog, aš suprantu, kad čia yra programos ir tų net vadovėlių dalykas, bet visi turim laisvę šiokią tokią. Tai tarkim, man atrodo, labiau galvojant apie tuos, kuriems sunkiau sekasi mokytis, tas kūrybiškumo panaudojimas ir labiau išryškėja. Tai iš tokių lūkesčių galbūt būtų pagrindinis toks, o dar kita problema yra tėvų įsitraukimas. Ir problema, man atrodo, irgi labiau, kiek aš įsivaizduoju mūsų, tarkim, tą klasę, kuri dalyvavo projekte, labai tėvai džiaugiasi ir mūsų tos klasės tėvai labai dalyvauja, tikrai yra įsitraukę. Bet iš to, kaip mokytojai džiaugiasi, kad šitos klasės tėvai aktyvus, aš suprantu, kad dėja ne visur taip yra. Ir kiek tenka su mokytojais kalbėtis,
aš irgi čia matyčiau tą tokį, mūsų ugdymo skirtumą nuo dabartinio. Buvo mokykla kaip kažkas uždara, kur žinoma valstybei buvo svarbu, kad jinai išauklėtų tuos vaikus taip, kaip jiem reikia, nes tėvai galėjo ideologiškai netaip nukreipti. Ir tėvai vis dėlto sovietmečių ir buvo laikomi atokiau nuo mokyklos. Ir mes didžioji dalis dar taip tebesame įpratę. Tėvai dar nėra įpratę jaustis atsakingi už tą ugdymo procesą. Atrodo, aš pridaviau vaiką į mokyklą, taip ir sako, tai dabar ir išmokius, o aš čia prie ko. O mokykla, jeigu mes ją suprantam ne kaip pastatą, o kaip erdvę, plačiaja prasme, kaip atmosferą, kuriame yra ugdoma ne tik mokytojų, bet ir tėvų, tai žinoma, tėvai yra mokyklinės bendruomenės dalis. Ir aišku, čia manau, kad tai po truputį keičiasi. Ir tik tai sunkiausia tada, kai pakliūnam į tokį tarpinę situaciją. Ir čia priklauso nuo mokyklų strategijų. Mūsų mokykloje tikrai labai stengiamas ir tėvams yra organizuojami ir paskaitos, ne tik projekto metu. Ir pati mokykla ir kitose projektuose dalyvauja. Ir aš matau pastangas, kad tėvai suprastų, kad tai yra bendruomenė, kad mes nesam kažkokie tiesiog sutartį pasirašė ir vaikas jau dabar ugdomas, kad mes turim prie to prisidėti ir palaikyti mokytojų darbą ne pamokų metu. Bet kaip ir daugelį sričių, tai yra aišku asmenybių dalykas. Ir kaip ir mokyklų yra visokių, ir tėvų yra visokių. Tai kiek čia galėtų dalyvauti valstybė, skatindama, aš nežinau, per programas turbūt yra sudėtinga, tai kažkaip suplanuoti, bet vis dėlto tas tėvų įsitraukimas, gal jeigu jie, tam tikrą prasme dalis tėvų yra arba pernelyg užsiėmę, tai čia niekam naujiena nėra, bet jie yra nusiminę, ypač tų tėvų, kurių mokiniams sunkiau sekasi, jie tada taip ir tampa kažkokiais irgi pusiau atstumtaisiais. Tai jeigu jie matytų kažkokį lankstumą, bendrų tų projektų, gal ne visi tėvai ne visur dalyvaus, bet galima įtraukti taip, manyčiau. Ačiū Gintūtei. Tai iš tikrųjų dėl tėvų, tai mes tą esam kažkaip jau pastebėję ir dažnai kalbėję, kad tėvai jau bijo eiti ir vėl išgirsti blogas naujienas, ar ne? Ir dėl to, man atrodo, čia tokia vystosi bendra tema apie tą pasitikėjimą ir pagarbą tam tikrą to vaiko pasauliui ir kaip tu sakai, tas klausimas, kas tau patiko tam kūrinyje, čia ar filme, ar tam perskaitam tekste, tai man atrodo, kad tas nuostatos pokytis, kai žmogus pasako vaikas, kad nepatiko ir tu tada klausi, o kodėl nepatiko, kaip tu gali pagrįsti, kas tau ten nepatiko, kodėl tu blogai jautiesi, pavyzdžiui, žiūrėdamas tą filmą ir tada jau vėlgi yra skatinama kritinė refleksija. Ir dabar tą temą toliau norėčiau paklausti Aistės, būtent kalbant apie įtraukimą, apie tą mes kalbam, irgi viena iš to veiksmingos mokymosi erdvės dalykų, tai yra tai, kad visi yra įsitraukę. Tai, ką mes šiandien girdim ir kai mūsų kūrėjai dirba su mokyklomis, yra labai daug tokios atskirties, kuri yra mokyklose ir gana struktūriškai skatinama. Tai yra skaidimas vaikų į gabius ir negabius, ar ten pajėgius, nepajėgius, ir tada tie vaikai jau patys save taip suvokė. Tau teko dirbti tokiai mokyklai, kur tikrai ta atskirties problema turbūt radikaliai pasireiškia. Tai man būtų įdomu ir tavęs paklausti, kaip tavo požiūriu, kas tai yra per problema ir kaip galima ją žiūrėti ir kas gali tos pasitikėjimų ir tikėjimų tokius grįstus santykius mokykloje skatinti. Tai aš mačiau didžiausią problemą, tai tą ryšio nebuvimą tarp mokytojų ir mokinių ir apskritai tas žemesnis socialinis sluoksnis kaip asocialūs vaikai, kurie gyvena tikrai labai įvairiomis sunkiomis sąlygomis, jiems mokykla yra kaip antrieji namai iš tikrųjų. Ir aišku, tas juos tikrai motyvuoja ateiti į mokyklą, kadangi kartais mokykla pasirūpina tokiais paprastais poreikiais, nepaprastais, bet svarbiais poreikiais kaip maistas, kaip rūbai, kaip šiluma ir panašiai. Tai iš tikrųjų su tokiais vaikais yra labai sunku dirbti, reikalauja daug pakantumo, kantrybės ir čia svarbiausia yra tai, kad neskubėti nuvertinti tų vaikų, kad jie nieko negali, nes galbūt dažnai šeimose jiems yra sakoma, kad tu niekam tikės, kad tu jeigu būsi toks, tu ten eisi kiaulių šerti, tiesiog žemina ir aišku, galbūt tėvai iš
patys nežinojimo, tai sako, nes jie nori, kad jie būtų geresni negu jie. Tai čia svarbu ta kantrybė ir leisti vaikui pasijausti, kad mokytojai tiki juo ir kad galbūt yra labai sunku, kai neklauso, neina į kontaktą, neina į santykį, bet būti pakančiam ir stengtis priimtis toks, koks jis yra. Tiesiog nekritikuoti, nenuvertinti. Tai pagrinde aš savo rolę ateidama į mokyklą visą laiką matau taip kaip tokios pozityvios mamos, kuri yra priimanti ir lygiai taip pat savo pavyzdžių, kartais kai mokytojai sako, ne, čia neįmanoma, jau tiek metų su tuo mokiniu, nieko neišeina, jisai nesikeičia ir panašiai. Tiesiog parodyti pavyzdžių, kad per kantrybę, kaip sako, per įvairių žaidimus ir kad ta mokykla irgi tokia sukurti, kur tiems vaikams mokykla yra antrieji namai, jie ten praleidžia labai labai daug laiko ir kaip Maratas sako, vaikai mėgsta žaisti, tai iš tikrųjų per žaidimus, per tikėjimą, per pagirimą, per paskatinimą, per pamatymą, įtraukti į tą mokymąsi ir kad tą dėmesį išlaikytų, kad tas vaikas galėtų ateiti į kontaktą. Tai tas labai svarbu bendradarbiavimas, klausti, kaip tu jautiesi ir kad galbūt jos skiriasi nuomonė nuo kitų ir jis gali pasakyti vaikas, kad čia yra nesąmonė ir kad čia niekas ir jisai yra viduje piktas, ar ne. Tai kad ir ačiū ir už tokią nuomonę, kad man jinai yra svarbi ir dar toliau klausti. Tai tiesiog tas pastovus bendradarbiavimas, kalbėjimas, buvimas kartu, jisai labai daug duoda ir tas pokytis po truputį pamatai, kaip man yra tekę matyti projekto gale, kai vaikai, tarkim, visai neišlaiko dėmesio, labai sunkiai eina į kontaktą, į santykį akių ir per žaidimus įvairius kūrybinius iš tikrųjų to galima pasiekti. Ir kai tu išeini, kai baigėsi projektas ir tenka atsisveikinti ir matėsi tokia vaikų reakcija, kad jų ašaros akise ir kad jiems yra taip tave sunku paleisti, nes tas yra labai labai jautrus momentas tikrai, kad tu duodi vaikui ir leidi vaikui tikėti, kad jis gali ir kad jis savaip gali ir jis turi tų gebėjimų ir tų talentų tikrai. Ir dažniausiai asocialūs vaikai, jie turi begalį, bet daug talentų ir per kūrybą, per buvimą, per priėmimą tie talentai po truputį atsiskleidžia. Tai gal aš taip matyčiau, kaip tikrai ta mokykla pozityvi mama, kuri aišku turi ir ribas statyti, kad nebūtų chaoso. Ir tai yra menas, kaip to būti ir tas reikalauja daug kantrybės, bendradarbiavimo ir visos visuomenės įtraukimo ir tėvų, ir mokytojų, ir vaikų. Ir tą pamokų metu skatinti, reflektuoti, kas buvo naujo, ką išgirdai, kas yra sunku ir kartais tie rėmai, pavyzdžiui, pamokos rėmas 45 minutės baigėsi, nėra laiko, tuoj kita pamoka, tai net nėra kada pasišnekėti, ką tu ten supratai, ko tu nesupratai, kas tau sunku ir tie gabūs, talentingi taip ir yra, kad norisi galbūt su gabiais dirbti dėl to, kad jie mažiau trukdo, o tie, kurie atrodo nuvertinti negabūs, jie išeina taip, kaip pasakyti, daugiau nuvertinami ir su jais mažai jiems skiriama to dėmesio. O ką tu, tas darbas su tokia ta klase, su kuria tu dirbai, kur iš tikrųjų buvo daug tų vaikų iš labai sudėtingų socialinių situacijų, ką tu pati supratai, ar tau pasikeitė tavo pačios požiūris, tu pradėjai daugiau matyti galimybių? Aš kažkaip visą laiką esu matyta didžioji optimistė, kur tikrai buvo tokių situacijų, kad, atrodo, atidaviau širdį, atėjau tikrai kantriai ir panašiai ir susitarėm su vaikais, kad čia tikrai renginėsim jų mokinių kabinetą ir paskirstėm darbą ir per žaidimus ir žaidėm daug tų žaidimų. Ir kad kai atvažiuoja ir matai, kad veikla, tarkim, nevyksta, sustojo. Ir tada
nežinai, ką daryti tokioje situacijoje, kaip ir projektas turi tęstis, bet balaganas darosi. Ir tuo metu tiesiog tu būni su vaikais ir sakai, kaip tu jauties ir klausi kiekvieno, kaip jis jaučiasi šitoje situacijoje. Ir tose kritiškose situacijose iš tikrųjų įvyksta tam tikri paradoksai, kad kažkaip tai įsitraukiai ir apie tai nebijoti kalbėti, kad galbūt nepasisekė, kažkaip pasitikėjimo nebuvo, dar kažko ir panašiai, kad nekaltinti, o kaip vėl suburti, vėl būti. Tai man pačiai, ką aš atradau, kad aš tikrai, man dar labiau pasitvirtina tas, kad tikrai tas svarbu būti, tikėti ir aišku, gal ne tokiai, kaip pasakyti, optimistė ta, kuri nemato, bet kad tas labai pasitvirtina ir aišku, kiekvieną kartą nebūna lengva, kiekvieną kartą tave skatina labai daug galvoti, kaip, kas, ko trūksta, ko reikėtų, kas netaip vyksta, žodžiu, tai ta kūryba, kaip pasakyti, tikrai atkaklus darbas. Tai dabar norėčiau mokytojos paklausti, Gražinos, kuri yra ne tik tai mokytoja, bet ir direktoriaus pavaduotoja ir mokyklų išorės vertintoja. Tai man labai įdomus derinys viename žmoguje ir dėl to aš noriu labai paklausti iš jūsų perspektyvos, kas šiandien yra tas, kaip suprantamas kūrybingumas apskritai mokyklose, arba gal kartais kaip jisai suprantamas ir kaip jisai nesuprantamas ir ką jūs pati sakėt, kad jau daug ką pakeitėt paskutiniu metu savo praktikų ir kas yra tie maži dalykai, kurie reiškia tą kūrybingumą klasėje ir kodėl kartais mes tokio girdim nusivylimą ir tokio, kad čia kūrybingumas, tai nesimokymas ir panašiai. Koks jūsų įsivaizdavimas apie tai? Sveiki. Iš tikrųjų, minčių yra labai daug, nes esu kaip 3 vaidmenyse. Bet aš iš karto noriu tiesiog iš savo pozicijų kaip mokytojos pasakyti, įsiklausykit į Aistės ir Marato žodžius. Mes turim keistis. Ir šitie žmonės atėję į mokyklą iš išorės, labai puikus pavyzdys. Tai nauja patirtis, kad gali į mokyklą ateiti ir ne pedagogas. Ir jisai, žinokit, padaro stebuklą. Aš ne šiaip su atsinešiau knygelę, tai yra mūsų mokyklos pirmojo etapo tyrinėjusių mokyklų kūrybinės partnerystės rezultatas. Mokiniai, kurie buvo nepaklusnūs, kurie turėjom klasės valdymo problemų. Į tą klasę buvo baisu šiek tiek ir įeiti. Ir kai jie štai tokį produktą sukūrė per nepilnus 3 mėnesius, kai jie laukdavo kuriančių praktikų, kai jie laukdavo mokytojus savo ir ne vienos, nes jos irgi pasidavė tam žaidimui. Ir kai dabar jų mokymosi pasiekimai pakilo visų, kai jų iš 30 mokinių visi stovėjo scenoje, net ne deklamatoriai, o atsistoję scenoje skaitė savo receptus, šiandien jiems nėra labai paprasta kitaip elgtis pamokoje, nes jie patys pasiūlė. O man, kaip koordinuojančiai veiklas mokytojai ir pavaduotojai, man tiesiog irgi pažinimas mokytojo. Ir aš dabar turiu ką pasakyti savo mokyklos mokytojui, nes iš šitos knygos, iš šitos veiklos ir jų veiklos pasimatė. Nebijokim mokytojai keistis. Ką mes turim susitarti? Kas yra kūrybiškumas? Aš dabar galiu papasakoti šiek tiek kaip išorės vertintoja ir kaip mokyklos ugdymo proceso priežiūrą vykdantis žmogus. Savo praktikoje aš esu stebėjusi turbūt virš 400 pamokų. Iš tikrųjų, platus požiūris. Ir šitaip nemėgstamas procesas išorės vertinimas. Laukia visi baubo. Ir kaip tradicija atvyksti į mokyklą ir mokykloje direktorius įvardyja ar direktorė. Žinot, mes čia turim crazy mokytoją, nežinau, ką jūs ten toj pamokoje pamatysit, jau čia vos neatsiprašinėja. Ir tu nueini į tokio mokytojo pamoką, be abejo,
tu juk išorės vertintojas, tu turi protokolą. Protokolas sudėliotas pagal schemą, pamokos struktūra. Ir tu pasėdėjęs 15 minučių, toj pamokoj supranti, kad yra kaifas. Nes išėjęs pamokos pabaigoje, tu pamatai iš vis net negirdėjęs mokymosi uždavinio, kurį jau čia visi išmokė, atpila ir pamiršta. Tu matai pasiekimus, tu matai asmeninę mokinio pažangą. O mokytojas lakstė kaip išprotėjęs menininkas, pasišiaušusiais plaukais, ir tik tada suvoki, kad lentoje yra ir mokymosi uždavinys, kad jo meistriškumo dėka buvo ir problemos išspręstos, o svarbiausia buvo laisva atmosfera. Aš tokią pamoką mačiau 12-okų. Aš plojau tokiam mokytojui. Ir tas mokytojas buvo pastebėtas. Ir tas mokytojas pakilo virš savęs. Ir tam mokytojui atsirado erdvė atestuotis. Nes jis kitoks, jis iškrenta iš konteksto. Ir nereikėjo ateiti kūrybiniam partnerystėm, kai tas mokytojas toks buvo išryškintas. Pamokos struktūra tai yra susitarimas. Nes toje struktūroje galima surasti mažų elementų. Aš kaip mokytoja išmokau per šitas partnerystės ir vertinimą kitokį, ir įsivertinimą. Aš išmokau sužadinti vaikus. Aš patraukdama rankutėm prieš pamoką, nes su 12-okais, susimtų jie visi sako, kas čia bus. Sakau, bus įdomu. Aš galiu tada, atsiprašau žodį, bet prakišti bet kokią labai rimtą temą. Ir jie paima. Nebijokim keistis. Nereikia bijoti iš vis išorės kažkokių baubų. Tai nėra baubas. Be abejo, aš negaliu atsakyti už visą išorės vertintų auditoriją. Mūsų yra labai daug, mes visokie. Bet šiaip tai yra jėga. Tai yra jauni žmonės, kurie atneša visiškai kitą kultūrą. O mes turim keistis, nes mokiniai jau pasikeitė. Ačiū. Tai mes tikiuosi dar šitą temą ir toliau vystysim, nes čia yra toksai dažniausiai, kai kalbam apie tos pokyčius, apie poreikį daugiau kūrybiškumo surasti mokykloje, tai dažnai būna tiesiog tas, kas trukdo, anot daugybės žmonių iš mokyklų, kad yra auditas, yra egzaminai, yra griežti reikalavimai, ar ne? Taip, tai labiausiai mes, tarkim, mokykloje dabar vykdom partnerystės su 10-okais. Viena klasė buvo pernai, dabar mes turim antrą etapą ir yra 10-okų jau 3 klasės. Tai buvo iš karto toks mokytojų nuogąstavimas. Taigi jiems egzaminai, aš sakau, palaukit, tai yra pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Jie 10 metų mokėsi. Ir čia tik patikrinimas. Tai kodėl čia dabar reikia čia žinot, kas yra, čia mokytojas gal nesaugus jaučiasi. Ir dėl to jis tiesiog neša per didelį atsakomybę už jo rezultatus. Bet kai mes vaikui pateikėm medžiagą šiek tiek kitaip, jis viską padaro. Jis ir atsiskaitys, ir atiduos, ir visą kitą. Būkim kūrybiški čia šitą vietą. Čia manęs dar prašė patikslinti tą knygą jūsų gero elgesio mokykloje receptai, ar ne? Kam įdomu, galėsit pasižiūrėti. Čia labai vienetinės versijos, tai turite galimybę gyvą pačiapinėti. Tai aš tęsiant tą temą, iš tikrųjų, nes aš dabar irgi mes daug galvom apie tai, kas čia per tokia kolizija iš tikrųjų, nes viena vertus, kai skaitai ir nacionalinius dokumentus švietimo ir ugdymo, tas programas bendrojo ugdymo, atrodo iš tikrųjų, kiek yra daug ir pagaliau ugdymo planus, kiek yra daug laisvių ir kiek yra daug galimybių ir kiek yra siūloma, iš tikrųjų, kokia yra įdomi erdvė eksperimentams ir bandymams. Ir tada atrodo, kur čia tas prasilenkimas? Ar čia tiesiog yra nesusikalbėjimo dalykai, ar tiesiog per tokio nepakankamai gilaus suvokimo, nes atrodo, kad dažnai tuo pačiu kūrybingumu yra vadinama daug kas. Gali būti pamoka, kuri išoriškai atrodo labai linksma, bet ten yra daug tiesiog pateikiama tokių blizgučių vaikams, bet nėra iš to prasmė daroma. Tai aš tada suprantu auditorių, kuris to
tokią pamoką neigiamai vertina, nes ten nors atrodo, kad visai smagu, bet jeigu iš to nesikeičia vaiko suvokimas apie pasaulį, ar nėra galimybių jam klausti ir savo kažkokius atsakymus surasti, tai tada tokia pamoka tikrai, jinai, kad ir tam tikra prasme kūrybiška, bet nebūtinai jinai vertinga. Tai kas čia per dalykai, norėčiau paklausti Giedriaus, kaip iš nacionalinės tokios perspektyvos, iš ugdymo plėtotės centro, galbūt kaip institucijos perspektyvos, kaip čia yra, ar čia yra prieštaravimas, ar čia yra, ar iš tikrųjų tiesiog mokyklos dar nesinaudoja tomis laisvėmis, tiesiog nepasitikė, ar čia iš tikrųjų yra ir esminių problemų tame susidūrime šitų dalykų. Dėkui, Milda. Dar kartą laba diena visiems. Tikrai galvoji verda, paklausius prieš mane kalbėjusių žmonių. Ir kada klausiau, tai tikrai širdis liejasi džiaugsmu, kad mes apie tai diskutuojam. Ir galbūt pasakysiu aš iš savo įspūdžio, kada dirbau mokykloje mokytojų, kada ateidavo pavaduotojai vertinti pamokos, kada atvažiuodavo iš švietimo skyriaus tikrintojai, vertintojai. Dar tada nebuvo išorės audito, bet gazdino, ten kūrėm kažkokius rodiklius ir ten tas visas iliustracijas. Ir visą laiką aš gaudavau pastabų, kad taip negalima, čia praktiškai ugdymo tikslai nepasiekiami, čia dar kažkas nedaroma. Čia neparuošėte egzaminam šitaip žaisdami, galvoju, kas ten per durniai Vilniuje sėdi, kad taip uždraudė viską daryti ir visą kitą. Ir visą laiką mokiausi pats ir dirbau ir atvažiavau į Vilnių dirbti, pasižiūriu, nieko panašaus, čia tų durnių nėra, jie kaip tik šneka apie tai, kad reikia išlaisvinti pamoką, kad reikia išlaisvinti procesą, kad mokytojai turi laisvę susikurti savo ugdymo planą, kad mokykla yra savarankiška apsispręsti dėl proceso organizavimo ir kaip tik dabar Vilniuje man sėdint aš girdžiu iš regionų, ką jūs ten durniai darot, kodėl jūs čia laisvę palikot, mums prašom konkrečius ugdymo planus, mums prašom kiekvieną pamoką išplanuot, mums trūksta metodinių rekomendacijų, mums trūksta priemonių, mums trūksta vadovėlių gerų, mums trūksta užduočių ir taip toliau ir taip toliau. Ir nežinau, žinokit, tikrai aš galėčiau pasakyti, galbūt paneigti ar nepaneigti, ugdymo programos praktiškai apverstos aukštyn kojom ir ugdymo programos leidžia viską daryti. Bendrieji ugdymo planai per šią, sakykime, pastaruosius 3 metus irgi apsivertė aukštyn kojom. Praktiškai mokykla gali apsispręsti. Higienos normos atlaisvintos, pamoka gali būti 5 minučių ir 5 valandų. Jau nėra to apribojimo. Galima intensyvinti kursą, galima suglausdinti kursą, praplėsti kursą, mokykla pati apsisprendžia. Galima netradicinės dienas ugdymo proceso laikė išnaudoti, galima išnaudoti vienoj vietoj. Egzaminai. Kada šnekam apie egzaminus, mes iš ugdymo plėtotės centro, iš nacionalinio egzaminų centro šnekam apie supaprastintas užduotis, apie atsinešimą savo rezultatų iš proceso, apie projektinių darbų vertinimą, dalyvavimo įvertinimą iš proceso, formuojamą įvertinimą. Visa mokytojų bendryje šaukia, rėkia per visus laikraščius, kas čia per nesąmonė, numokysim, nusimokysim ir mes mokytojai praktiškai liekame kvailių vietoje ir čia ką jūs čia išprotėję valdininkai darote. Paskutinė diskusija apie lietuvių kalbos egzaminą, kuri verda ir kuri neduoda mums ramybės. Vėlgi, lituanistai sako, nu vat, jums gerai čia šnekėt gamtos moksluose, kur nėra privalomo egzamino, o mums čia privalomas egzaminas, įsivaizduojat kokia atsakomybė. Gerai, sakom, nuimkim privalomą egzaminą. Ne, sako. Jeigu nuimsi, tai mūsų pamokų nesirinks tada, mes tada atlyginimo negausim. Suprantat, aš tai galvoju, kad čia man patiko, kaip mes sakėm, kad mes esam užaugę toj sovietiniu laikotarpiu, kada mes vieną darėm, kitą galvojom, o trečią iš vis vyko.
Ir praktiškai mes buvom pripratę ir parsinešim tą tokią nuotaiką. Nu, pasakykit, kaip reikia, greitai tik tai, ir mes parašysim, viską aprašysim, pritemsim. Ir man visą laiką labai smagu, nu nesmagu, bet liūdna, kad paduok bet kokią temą mokytojui. Pilietiškumas gerai, praktiškai pusvalandžio reikia, padarys viską, praktiškai visa mokykla dirba visuose pamokose pilietiškumui ugdyti. Bus šimtai begalė renginių ir pamokų, ir priemonių, kas pilietiškumui. Buvo verslumas, valio, viskas tvarkoja, visi verslumo užsiminėja ir visa kita. Man baisu, kad mes su kūrybingumu to nepadarytumėm, kad mokytojai, paduokit kūrybingumą, mes ir jį aprėdysim, patvarkysim, patemsim, nutemsim, bet praktiškai jūs ten aiškinkit, ką jūs ten šnekat, o mes vis vieną dirbsime, atidirbsime savo valandas, pasimsim savo atlyginimą, paruošim tą vaiką egzaminui, rodikliuose ten kažkaip, neužkliūsim labai ir bus viskas gerai, tėvai vaikus pas mus į mokyklą ves, klausimų neuždavinės, problemų net. Žodžiu. Taigi aš ką noriu pasakyti, kad šiandien dienai aš ir su savo kolegų mokytojai sakydavau, nebijokite, išdrįskite, jeigu ir nepavyko pamoka, išdrįskite suvesti ir išsisukti. Čia irgi reikia kūrybiškumo, ne tai, kad išsisukti, bet suvesti galus ir pasiekti tikslą. Jeigu atėjo vertintojas ir jūs pamatėte, kad nesiseka ten pamoka ar dar kažkas tokio, vėlgi nebijokite apsiginti. Vertintojas irgi nėra ponas Dievas, kaip girdim, ir yra skirtingų nuomonių. Jisai irgi vaikščiodamas į pamokas mokosi, pats mokosi. Atėjo pavaduotojas, atėjo direktorius, atėjo komisija irgi. Jeigu jūs žinote tikrai užtikrintas, kad jūs dirbate teisingai ir kad jūs pasieksite tą tikslą, nebijokite pasakyti, aš manau, jūs manote taip, o aš manau taip. Mes turime susitarti. Ir aš manau, kad šiandien dienai, ko reikėtų galbūt švietime, dokumentai šiandien tikrai leidžia viską. Tikrai pritarsite, žinau, kad ir direktorių yra, ir net ir apmokėjimą galima pakoreguoti ir už tas papildomus projektus su valandas galima tą atlyginimą gauti. Tie patys ekspertai, pripažinkim, kad gaunate daug didesnį atlyginimą negu kad paprasti mokytojai ir tikrai galite leisti savo truputį viršvalandžių tų padirbėti ir tartų pamokų ar dar kažkada tokio pabūti. Tam jūs ir esate ekspertai arba metodininkai arba padėti kolegoms. Bet jūs turėtumėte siekti susitarimo su bendruomenė, susitarimo su vadovu, susitarimo tarp mokytojų, susitarimo su tėvais. Taip, tėvai spaudimą daro, bet čia irgi juos reikia mokyti. Ir aš manau, kad jeigu taip imant, jau grįžtant prie to, kad kaip čia nacionaliniu lygiu yra, tai net ir šis projektas yra inicijuotas Ugdymo plėtotės centro švietimo ir mokslo ministerijos. Šio projekto dėka mes atvedam mokytojus, kūrėjus, agentus į mokyklas ir matot, kokie rezultatai yra. Reiškia, jau ir iš ministerijos, iš Vilniaus, ten tų kvailių, kur sėdi, kur ten kažką nesąmonės dirba, ateina šita valia, tai jūs imkite ir naudokitės tuo. Išdrįskite nustebinti mokinį, išdrįskite pasipriešinti tėvų stereotipiniam spaudimui, išdrįskite pasipriešinti vertintojui ir pasakyti, kad ne, aš manau, kad taip yra teisingai. Ir man čia patiko, galbūt aš pasakysiu, pacituosiu kažkada, dažniau pagalvokite, o kam mes čia esam mokykloje toje, ne tam pastate, bet mokykloje. Kam visi mes esam? Ne tam, kad užsidirbti atlyginimą pragyvenimui, o tam, kad tarnauti vaikui ir padėti šeimoms ugdyti tuos vaikus. Taigi, pinigai pinigais, bet jūs patys pasirinkot šitą kelią, mes patys pasirinkom šitą kelią ir mes iš tikrųjų turime drąsiai tuo keliu eiti ir nebijoti apginti savo teisybę. Ačiū. Ačiū. Tai ačiū visiems. Aš dabar norėčiau paklausti, gal auditorijoje yra kokių pastebėjimų ar klausimų diskusijos dalyviams? Ar būtų žmonių, kas norėtų įsitraukti į pokalbį? Aha. Jūs gal galite, atsiprašau, pasakyti, kas esate, ką darote?
Aha. Ir iš tiesų man atlyginimą moka valstybė. Ir kaip ir gaunasi, kad aš kaip mokytojas turiu vykdyti valstybės kažkokias programas. Plus, kas dar įdomiausia, man atlyginimą moka tėvai iš tiesų, kaip mokesčių mokėtojai. Tai aš kaip mokytojas gaunasi, kad esu toks visiškai varžtelis, kuris neturi teisės nieko padaryti. Tai tiesiog norėjau tokį pasidalinti dalyką, kad pasipriešinti yra labai sudėtinga. Ypač tiem, kurie gimė nelabai daug likus iki griūties. Ačiū. Aha. Jeigu galima, aš norėčiau kažkaip replikuoti, labai gerai jūs čia pasakėt, kad pasipriešinti sudėtinga ir iš tiesų čia tas visas visuomenės supratimas. Taip, jūs esate tam, kad juos išmokytumėt, bet jeigu jūs esate mokytojas, kvalifikuotas, visuomenė turi jumis pasitikėti. Mes patys visuomenė turim suprasti, kad mes atiduodam mokytojui laisvę, jisai žino, ko jis turi išmokyti. Jisai žino matematikas, žino, ko turi išmokyti lituanistas, žino, visi žino, kokie turi būti tie rezultatai. O koks yra kelias, mes turėtumėm palikti, spręsti mokytojui. Žinoma, mokytojams yra sunku, jie patys dar turi pasimokyti šito, bet kol visuomenė neleis, tai taip ir bus, kad mokytojai yra ant tokių dviejų vežimų, vienas važiuoja vieną pusę, kitas į kitą ir juos plešia tokie novatoriškai nusiteikę ir valstybės tarnautojai nacionaliniu lygiu formuojantis ugdymo programas ir tėvai, kurie supranta, kad tik žiniom nebepripompuosim, reikia kažkaip kitaip tos vaikus ugdyti. Tai jie nori, kad būtų kūrybiški mokytojai, o kiti tiesiog sako, tu išmokyk sudėties, atimties ir dar tų kitų dalykų. Tai aš visiškai suprantu, bet dar aš norėčiau trumpai pasakyti, kad gal turėtų ir programuose šiek tiek atsispindėti, nes net ir ten aš matau tokį susidūrimą. Mes kalbam apie kūrybiškumo ugdymą, mes kalbam apie programą 2030, kur yra deklaruota, taip, mums reikia kūrybingos asmenybės ir taip toliau. Bet šiaip valstybės požiūris yra toks, kad tikrai tikslieji mokslai yra valdantis, o ir daugiausiai dėmesio į tą lengvai pamatuojamą, technologiškai apskaičiuojamą rezultatą. Humanitarinėse moksluose, ten, kur yra kūrybiškumas, mes šito neapskaičiuosim. Ir reiktų irgi keisti net, sakyčiau, nacionalinių lygių požiūrį. Jeigu mes sakom, kad kūrybiškumas yra svarbu, pažiūrėkit, kiek mes turime muzikos ar dailės pamokų, kaip mes ir esam tai nurašę iš tikrųjų. Tai yra palikta mokykloms spręsti, bet yra, tarkim, Niderlanduose muzikos beveik tiek pat, kiek matematikos, nes manoma, ir tai manoma labai seniai, kad tai yra tam tikra matematikos analogija, taip, Pitagoras visą tai yra išdėstęs. Ir tai nėra netiesa, kad mokantis daugiau muzikos, kūrybiškai ir matematika lengviau perkandama, bet tai jau yra programos dalykas. Ir jeigu mes visur matytumėm palaikymą tų kūrybingų mokytojų ir kūrybingų dalykų, kūrybinių dalykų, net programiškai, suprantu, kad sunku sudėlioti harmoniją tarp matematikos ir muzikos pamokų skaičiaus, bet vis dėlto, man atrodo, keistųsi visuomenės požiūris, nes tėvai dabar taip ir nurašo, muzika, koks skirtumas, kažkokia dailė, na, dar ta kūno kultūra, aišku, žinoma, reikia stipriam būti, o visa kita, tai tėvai turi susiskirstę, ko reikalauti, matematika, lietuvių kalba, užsienio kalba ir ten iš tų tiksliųjų, kokį jau vaikui numatė profilį. Bet mes taip pat ir nematom, kad jie galbūt gabūs kitose srityse, matematika sunkiau jiems sekasi. Tai norėjau padėkoti už požiūrį ir palinkėti nepasiduoti. Jeigu galiu, aš pasiėmiau, matai, kūrybiškai pasiėmiau, bet neduoda man mikrofoną. Dėl eterio viską galima padaryti. Taip, iš tikro, bet čia aš manau, kad vėl stereotipas. Ir mes, pripažinkim, mes iš prigimties esam truputį tinginiai, visi žmonės, ne? Ir jeigu jau yra kažkokia priežastį, ta prasme, nenoras kažką daryti, tai priežastį tikrai surasim. Ir aš, galbūt konkrečiai pasakysiu pavyzdį, mes darėme eilę seminarų iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovams apie patį iki mokyklinį ugdymą ir darėme privačiame darželyje, kur buvo padaryta labai tokios inovatyvios, kūrybai skatinančios erdvės. Ir aš direktorės to darželio klausiau, sakau, kaip reaguoja mokyklų vadovai ir auklėtojai į tas visas erdvės. Tai sako taip maždaug, apie 60% vadovų iš karto cituoja visokius higienos dokumentus ir aktus
dalykus, kad va šito negalima, kaip jums čia šitas, iš vis pažeidžiat kažkokias normas ir taip toliau. Ir tik maždaug 10 procentų, apie 10-20 procentų tų vadovų klausė, o iš kur jūs paėmė tą, ar galima būtų nusifotografuoti, pasižiūrėti, kaip jūs tą įsprendėt ir taip toliau, ir taip toliau. Ką aš noriu pasakyti, kad mes tų alibi prisigalvoja ir visokiausių kitokių stereotipų. Kas pasakė, kad praktiškai per matematiką negalima dainuoti skaičių? Kurioje vietoje programoje parašyta, kad negalima? Kurioje vietoje negalima pasakyti, kad lietuvių kalboje mes negalime piešti? Va čia užtat mes kitą kartą irgi siaurinam, kūrybiškumas ir kūryba tai nėra vien tik menai, kūrybiškumas ir matematikoje yra kūrybiškai surasti sprendimą, kūrybiškai nepasimesti situacijoje, bandyti, nes dėl ko mes taip cituojam tą kūrybiškumą, nes kūrybiškumas, nebijojimas klysti, nebijojimas ieškoti kelių, nebijojimas ieškoti kažkokio kito kelio, tai yra ateities garantas, nes mūsų tikslas, kad kuo daugiau sėkmingų biografijų susikurtų, o dažniausiai sėkminga biografija susikuria tada, kada žmogus drąsiai nepasimeta kažkokiuose situacijose ir randa įvairiausiuose kataklizmuose kelią. Ir pažiūrėkit, jūs irgi pritarsite, kiek yra atvejų, kad labai šaunus geras mokinys, pats geriausias mokinys, susikerta per egzaminus ar kažkur nebaigia aukštųjų mokslų. Kodėl? Todėl, kad jisai viską išmokęs, bet jisai ir įspraustas į rėmus, jisai nėra kūrybiškas, jisai neturi tų kompetencijų. O kitas prastesnis mokiniai, žiūrėkit, jisai išsisuka iš įvairiausių situacijų ir gyvenime jisai būna dar laimingesnis, negu kad tie moksliukai ir šaunuoliai. Vat dėl ko mes šiandien turime aktualizuoti tai. Aš dar irgi turiu ką pastebėti kaip mokytoja. Tikrai tiesiog paantrinsiu, kad nei vienoj programai nėra mums niekas uždrausta. Aš esu informacinių technologijų mokytoja. Ir turiu šiais metais labai įdomius penktokus. Mes be abejo dirbam 2 mokytojus, kadangi klasė yra didelė, tai skiriam per pusę klasę. Ir mano kolegė atbėga ir sako, o tėve, kodėl pas tave tokie geri pažymiai? Iš tos pačios temos. Aš sakau, tai kaip gali būti blogi, jeigu mes atsiskaitinėjom piešdami. O kaip tu čia, aš tai testą daviau? O aš tai sakau, liepiau piešti pasinaudojant informacijų šaltiniais. Ir sakau, dar pati kaip informacinis stulpas atsistoju vidury klasės ir paplasnoju, sakau, aš taip pat šaltinis. Ir jie man ne ką prasčiau suformulavo visą kompiuterio sandarą, nupiešė. Pasinaudodami internetu, manimi, knygelė, draugo patirtimi. Monitoriai pas mus šypsojosi, pelytės buvo su uodegėlėm. Ir tarp kitko, refleksija po 4 pamokų padarius, man nei vienas nepasakė, kad monitorius tai ekranas. O tai mokytojai pasakė, nes jinai greitai testuką padarė. Ir tas testukas 6, o pas mane 90. Ir vaikam kada geriau? Turbūt paniškiam. Aš čia labai nekukliai šiuo metu pabuvau. Bet esmė tokia, kad požiūris. Kaip tu pažiūrėsi į tą temos interpretaciją? Susiplanuoti mes copy-paste iš interneto planus visi mokam. Bet tame plane atrasti save, toje temoje, kontekstą pritaikyti klasiai, va čia yra kūrybiškumas. Kūrybiškumas nėra pateikti, parodyti ir sakyti, aš kitaip padariau, pristačiau pamoką, o pačioj pamokoj, kas iš to mokiniui? Kodėl mano mokinys pasiekė, kokia jo asmeninė pažanga va toj konkrečioj pamokai. Jis išėjo namo ir pasakė tėčiui, žinai, aš žinau, kad čia monitorius. Tai mano pagrindinis uždavinys ir buvo, aš pasiekiau. Ir man atrodo, kad jūs dar čia teisingai, ką jūs akcentavote ir ko mes dar šiandien gal taip neaptarėm, bet kad tas, kaip sakėm, kad pripažinimas vaiko, koks jis yra, bet tuo pačiu, kad yra pripažinimas, kad žmonės mokosi ir mąsto skirtingais būdais apskritai. Ir kad jeigu ir mes dėl to matom, kad, ką ir Maratas minėjo, tas sugriauti tą mokyklą, metaforiškai sugriauti, reiškia išeiti kažkur kitur, paneigti tas normales, kas manoma, kad yra tik tai vienintelės tos mokymosi, tos klasės tvarkos normos.
Tai yra tuo pačiu ir tas, tuo metu, kai išeinam į kitą erdvę, kai pakeičiam taisyklės, matom, kad visai kiti vaikai pasirodo, kad yra gabūs. Tie, kurie buvo gabūs klasėje, kur yra tik tai tam tikras mąstymo būdas pripažįstamas, tie gabėjai, tie šaunieji jau pasimeta tam tikrose situacijose, o tie, kurie visą laiką tylėjo ir nieko nesakė, jie staiga šoka, jie staiga prisima atsakomybę, lyderystę, jie siūlo idėjas. Tai va čia šitas turbūt, kad turim ir atsižvelgti tai, ar žmogus vaizdais masto, ar jam reikia per judesį, per santykį su erdve, aktyvų su daiktais, ar ne? Ir dar vienas toks atradimas buvo, kad aš supratau, kas yra darbas grupėse. Ir čia iš kūrybinių partnerysčių. Man tikrai pasisekė, kad mes projektuotojai buvom Vilniaus kraštas, ir licėjus, ir Salomėjos Nėries gimnazija, ir Pelėda pradinė mokykla. Ta prasme, labai įvairus spektras mūsų ugdytojų buvo. Ir mes visi priėjom vieną išvadą, kas yra darbas grupėse. Tai nėra šiaip su 5 ar 6 vaikai susodinti prie vieno stalo. Tada mokytojas sako, kaip vertinti, nelygiavertiškai, kokia čia vertinimo sistema. Darbas grupėse tai yra schema 1+2 ir tada daugiau. Ką reiškia 1? Vadinasi, kai aš keliu problemą darbo grupėse, aš duodu užduotį ir tas vaikas vertina, mokinys vertina problemą pirmiausiai vienas. Jis galvoja, kaip aš ją išspręsiu. Primityviai, neprimityviai, bet jis turi atkreipdėmėsi. Tada jisai su savo suolo draugu gali ją aptarti ir jau bus dviejų susitarimas, bendradarbiavimas. Ir tik tada susėdę prie stalo, jie 4, 6, bus 3 nuomonės, kurias daug lengviau aptarti. Ir jie visi vienodai beveik dalyvaus. Bet tai yra, o ne šiaip su kratinį numesti, aš dirbu grupėse. Tai čia irgi toks buvo iš kūrybinių partnerysčių atradimas. Čia vėlgi tas ieškojimas prasmės visose veiklose, nes pavyzdžiui, mes irgi pastebėjom net ir savo kolektyvę, ta prasme, kad kartais, jeigu visada naudosi, susėdim ratu ir visi pasisako, ką galvoja apie tą klausimą, tai pastebėsi, kad pasisako galbūt 3 žmonės iš 15, nes kiti tiesiog nemoka mąstyti vietoje kalbėdami. Kitiems reikia iš tikrųjų to laiko pabūti su savimi, galbūt kažką piešti, galbūt dar kažkaip taip kitaip mąstyti ir tik tada tu gali jau kalbėti su kitu, tau reikia tavo paties erdvės tam tikro atidėjimo laiko. Čia man čia vėlgi apie tos skirtingus mąstymo būdus tokią diskusiją turėjau su vienu iš mūsų praktikų, kuris yra vizualinis menininkas ir jisai sako, aš negaliu, aš dirbu grupiai su tais, kurie mąsto labiau per kalbą, kurie labiau iš scenos menų, kurie iš literatūros srities ir sako, aš negaliu, jie viską pasako ir o aš lėtai šneku, jie nesulaukia. Ir tai žodžiu, kad mes galvodami būtent apie metodus turim galvoti ir apie tą įtraukimo klausimą. Ką šitas metodas, kokiem žmonėm leidžia pasireikšti ir kuriems neleidžia pasireikšti. Aš matau, kad čia laukia žmogus. Aš ir klausausi, aš ne tik laukiu, man įdomu. Sveiki, aš Aurimas, aš mokausi Danijoje mokykloje, kuri vadinasi Chaos Pilots, chaoso pilotai. Tai yra alternatyvi verslo mokykla. Bet aš kaip vadinu, juokaudamas, sakau, tai verslo mokykla hipiams, kurie nori pakeisti pasaulį. Ir dabar aš esu 3 kurse ir darau savo baigiamąjį projektą ir aš darau apie pokytį mokyklose, edukacinė sistemoje. Ir ką tai iš tiesų reiškia įvesti pokytį, į edukacinę sistemą. Nes jeigu mes paimsime, tai žaidžia tiek faktorių, žaidžia mokytojai, mokiniai, tėvai, savivaldybės, seniūnijos, vyriausybės, policijos ir taip toliau. Bet jeigu aš pakalbėčiau atskirai su kiekvienu iš jų, visų svajonė ta pati, visi nori būti, jeigu mes paimtume bendrus žmogaus poreikis, visi nori būti saugus, gerbiami, pastebėti, gerai jaustis, mylimi ir taip toliau. Ir kažkur tas visas dalykas užstringa. Aš anksčiau galvojau, ne, švietimo ministerija padarė per kietus rėmus, pasirodo ne. Kažkur kažkas tai užstringa, mes turim 100 metų jau naujų teorijų, visko prirašyta, Valdorfas, Montessori, alternatyvios mokyklos Skandinavija, aplink pasaulį. Kur visa tai užstringa tuos 100-150 metų ir iš psichologinės pusės, kodėl tada žmonės nenori keistis, kas yra, kodėl mokytojas bijo. Aš jo paklausiu, svajonė jo ta pati, mokinio ta pati, bet kodėl, kur tas astrigimas yra? Gal kas norėtų pakomentuoti? Aš tai galvoju, visose lygmenyse stringa. Visur. Tiek viršuje, tiek apačioje.
nes mes visi margi ir, kaip sakė, kažkada, kad gimė ten anoj sistemoje. Ir dar neatsirado tų visiškai išlaisvėjusių žmonių. Vieni mes priimam tai greičiau, kaip norą keistis, bet yra dar, tarkim, švietimo skyrių lygmuo. Va ten, jeigu tai per Respubliką peržiūrėjus, kokios vykdomos priežiūros ir taip toliau ir panašiai, bet čia jau per visus lygmenis. Čia kaip mano, kaip mokytojas, kaip administratorius gal požiūris tau. Aš čia truputį tokį pastebėjimą. Jūs esat pastebėję, kai, tarkim, atvažiuojat iki jūsų namų, o ten aikštelė yra užpildyta ir jums reikia automobilį kiek toliau pastatyti. Tai koks susierzinimas, ar ne? Taip iš karto išgriauna jūsų įprastą pasaulį, tokį patogumą, o nedaug dievė dar karštą vandenį atjungia. Ir reikia šildytis, tai, ta prasme, tiesiog didžiulė pagarba senoviniam žmogui, kuris pastovi. Tai aš manau, čia kažkur šitoj erdvėj ir slypi, kad mes visi labai norim jaustis saugus. Tas saugumas iš dalies yra sukurtas ir vartotojiškumu, bet čia atskira tema, galbūt ten nelysim. Tai aš manau, kad čia yra jau kiekvieno asmens klausimas, pradedant nuo valdininkų, baigiant mokytojų. Vaikam galbūt šitą klausimas nereikėtų kol kas kišti, nes jie dar auga ir refleksuoja tai, ką mato aplinka, formuojasi. Tai aš manau, kad šitas klausimas turėtų atsakyti kiekvienas, bet čia vėlgi labai sąžiningumo reikalas. Ar tu savo pameluoji, kad viduj, kad tarsi ne viskas tvarkoj, vardant, reiškia, apskritai aš domėjaus žmogaus protų ir ten tas protas turi daug dalių, reiškia, jeigu ne klasikiniai psichologijoje. Reiškia, tingėjimas, tinginystė yra tam tikras policininkas, kuris, jeigu tik truputį kažkas yra nepatogu, jis toj pat ateina, užkiša į galvą milijoną visokių dalykų, kodėl tu turėtum šitą nedaryti. Ir nuo tada atsiranda ir kaip jūs, kolegos, minėjote apie tai, kad, reiškia, taip nėra parašyta įstatymai, taip. Ir visus tus pavyzdžius užkišama galva tos stereotipais. Tiesiog jie užkiša ir viskas. Ir tu tiesiog nebežinai, kurį rinkti. Ir tada, kaip būna pavyzdžiuose taisyklės, ir kai tik nerandi taisyklės, tai žiūrėk pirmą punktą. Tai tiesiog protas užsiblokuoja. Aš manau, kad čia yra tam tikras sąžiningumą vidinį, jeigu žmogus savo išugdytų pats savo nemelot, išugdytų. Čia yra elementarus ugdymo momentas. Aš tai padariau savo, aš tikiuosi, kad tai veikia ir aš pats žinau, kaip aš pasikeičiau. Tai man atrodo, kad čia esmė yra visų veiksmų žmogaus. Tai dar, kadangi aš turiu mikrofoną, dar truputį pasakysiu. Aš siūlau visos pamokos pradėti nuo tam tikros tokios maldos, kitokios, šiuolaikiškos. Esu kūrybingas, labai kūrybingas. Tai vat. O prie tos maldos, tai iš tikrųjų būtų svarbu ne tik kūrybingas, bet čia apie meilę, apie tą poreikius, tuo svarbiausia, tai galbūt tada būtų malda tai, kad aš esu geras, aš esu mylimas, aš pats. O aš pridėsiu kaip išorės vertintojo, tai žinokit, vienas iš pamokos aspektų - sužadinti mokinį. O ir dar pamatyti ir išgirsti vaiko akis ir pajusti, kad vaikas būtent tau sako, pastebėk mane, aš esu svarbus, aš noriu, kad tu mane pastebėtum. Tai supratot, ar ne, pirmadienį viena malda, antradienį sekanti, trečiadienį ir taip išdėstot. Ir viskas veikia. Čia šiaip tai žinokit, kai yra tokia patarlė, sako, jeigu žmogus labai daug kartų kaip keulė daro, reiškia, taip darytų, tai vieną dieną pavirstų keulę. Tai aš siūlau jums kaip tik ir vaikus, ir patys savo dažnai kartotumėt, kad jūs galit, kad aš esu kūrybingas ir patikėkit, ta psichologinė pasąmoninė erdvė to yra labai stipriai veikiama. Tai Aš tikrai pritariu ir man įspūdis iš vakarykščio susitikimo su mokykla, kur dabar Maratas kaip tik su
Kornelija yra ir kai jie nuėjo pas ugdytojus ir pradėjo šnekėtis apie tuos ugdytinius ir klausinėjo ir iš tų ugdytojų, mokytojų, sakykime, ėjo, va tas tą padarė, tas tą, o jie uždavė klausimą, o ką gero galėtumėt pasakyti apie vaikus. Ir tada jie visi pasimetė ir sako, tikrai mes niekada nepagalvojom ir nepasišnekėjom apie juos, ką jie gero gali padaryti. Ir aš dėl ko dabar tą prisiminiau, kad matot, mokytojai visi vis tik yra užsivėlę rutinoje ir labai sveika kitą kartą, kada tas iš šalies žmogus atėjęs, jisai kitų žvilgsnių truputį krestelna. Ir vėlgi iš tų pačių kūrybinių partnerysčių man patinka, mokytojai visi vardina problemą, kad ten labai triukšminga klasė, o agentas atėjęs į mokytojų kambarį sako, ten triukšmas toksai, kad net savęs negirdi. Ir jisai sako, kolegos, mokytojai, bet kaip jūs triukšmaujat čia per pertrauką. Tai šalia to kūrybingumo ir tų maldų, kurias jūs sakote, ir įtikėjimo savimi ir nemelavimo savo, aš tikrai palinkėčiau nebijoti atsikviesti tėvus į pamoką, duoti tėvams tą pamoką prasivesti. Irgi manoma, kad galima rasti būdų, nebijoti pasikviesti menininkus, profesionalus, o projektų galimybių šiandien dienai yra, tik tai norėkit tą pokytį padaryti ir nebijokit, kad kažkada galbūt kažkas pasijuoks iš jūsų, galbūt kaip ten sakė, kad išprotėjęs ten mokytojas, ne, o iš tikrųjų, va, galbūt visai kitas, nebijokime ir nemeluokime patys savo, būkime nuoširdūs. Ačiū. Dar gal yra kokių nors pedagoginiam universitete, kur baigiau 96 metais, tai iki šiol galiu pasakyti, tai buvo baisiau negu mokykla. Aš taip savo įvardėjau. Man mokykloje buvo gerai, pedagoginė. Ir tikrai mūsų kaip pedagogų niekas nemokė to kūrybiškumo, atvirumo, laisvumo. Iš tiesų buvo labai daug visokių dalykų, kuriuos man galva krovė, kad turi būti taip. Aš tikiu, kad labai daug žmonių yra išėję tą mokyklą. Ir daug metų toj sistemoje gyveno ir jie taip įprato. Dabar apie tai kalbame, apie tą kūrybiškumą kalbame. Bet mes jau iš tiesų turim tą bagažą, kažkokį iš praeities. Ir daugelį žmonių yra labai sunku pakeisti čia kažką, nes mane mokė, aš mokiausi šitų mokslų ir mane mokė kitaip. Aš tą pasaulį matau kitaip. Jam sunku žmogui iš tiesų patikėti, kad kitaip yra mokoma šiais laikais. Dabar čia žmonių yra daug susirinkę, bet aišku, kiek yra pedagogų Lietuvoje, kurių čia nėra, kurie nedalyvauna šitose partnerystėse, kurios sunku sudominti to ir kur turi savo tiesas. Man klausimas kyla, ar šiandien pedagoginiam universitete apie tai yra kalbama, kiek apie tai yra kalbama ir ar dabartiniai vaikai, kurie mokosi tenai, ar jie ateis tokie su šitom mintim, apie kurias mes turim iš naujo jas išmokti, o jiem turėtų tai būti kasdienybė. Va čia klausimas. Aš nesu iš pedagoginio, bet esu susidūrusi su kolegomis. Tai taip, negalėčiau garantuoti kokiu laipsniu, bet tikrai žinau, nes pati dalyvavau projekte ir ten buvo būtent lituanistų metodininkų ir tikrai apie tai kalbama. Čia, kaip ir daugelį, sakau, mes turim suprasti, aš labai suprantu mokytojus, ir mes turim suprasti tą tokią mūsų tarpinę situaciją, kad mes turim įvykdyti metamorfozę. Dėl to reikia kažkaip ir savęs neužsigraužti, o po truputį bandyti. Taip, aš dėl to ir minėjau tą 20 kelis metus nepriklausomybės, kad tik dabar atsiranda dėstytojų, kurie dėsto jauniems žmonėms panašius dalykus. Tai kažkoks realus pokytis bus tada, kai tie baigia kelios kartos jau dirbs mokyklose. Dabar, tarkim, aš taip įsivaizduoju, kad mūsų visų tikslas netrukdyti ir padėti. Bent jau tikrai būkim su savim sąžiningi ir kiekvieną kartą aš pati dėstau dar universitete. Tai kiekvieną kartą aš pagalvoju, žinau, kad aš galiu formaliai tai pažiūrėti, bet aš pagalvoju, kodėl aš čia, kuo jam tai svarbu ir ar aš tikrai atiduodu tai, ką aš norėčiau atiduoti. Dėstau tokius dalykus kaip reklamos analizė ir esu darius tokių paskaitų, kur nerodžiau ne vienos reklamos. Dėl to, kad yra labai paprasta parodyti ir pakomentuoti, bet aš sakau, galvokite, kiek reklamų yra jūsų galvose. Ir nebuvo tokių pavyzdžių, kurių neatsimintų bent keletas iš auditorijos. Ir tai irgi buvo toks kitoks sprendimas, kad sužadinčiau jų tą supratimą, kaip mes esame įmerkti į reklamą. Tai
Tai tokie tikrai nėra galbūt lengva, bet manau, kad labai gerai, ką pasakė Maratas, būkim sąžiningi savo, pripažinkim, kad mes ne visuomet teisūs, reikalaukim iš savęs, nes dėja esu mačiusi lituanistų, kurie rašo šveplus laiškus. Tai yra pasirinkimo dalykas, bet kaip mokiniai, jie labai reiklus, jie supranta, jie tai mato, ir jie dabar tai nėra tokie, kad maždaug pasakiau reikia, reiškia reikia. Ne, jie auga laisvi žmonės ir džiaugiamės to, jie sakys, kodėl? Kokį man pavyzdį rodai? Manau, kad viskas susideda iš tokių mažų žingsnelių, kai mes pradėsim būti sąžiningi su savim, reiklus savo, reiklus vaikui, vaikai supras, kad tai yra pagrįsta, o ne kad iš jų reikalaujam 5 ten nudrošti skūrų, o patys 5 užsiauginam. Tai toksai būtų pastava. Bet tikrai edukologijos universitete yra apie tai kalbama. Gražina, aš tik tai, kad mokytojų rengimo kalvė šiaip turėtų labai tokius dalykus reaguoti, nes aš esu dar mokykloje ir turinti, iš universiteto praktiką atliekantis mokytojai. Ir iš tikrųjų jiems atiduodi labai daug tos patirties, tikrai kitokios, aš ir kaip ir iš išorės vertinimo ir taip. Ir elementarus pavyzdys, studentas nusineša ataskaitą, ir ten būna pamokos tas scenarius, turbūt parašytas, aš ten dabar tiksliai net kartosiu, mes tikrai su juo labai daug dirbam, jis iš tos savo praktinės pusės parašo ir jis man atneša, sako, žinot, mane dėstytojas išmetė. Turi būti tikslai, uždaviniai, aš turiu ugdyti, ten pilieti, dar kažką. Ir tu taip nusigasti, tai juk tik žodžiai yra. Iš esmės, pamokos tas scenarius, koks jisai. Ir tu sudedi ten tą kūrybiškumą ir tas universiteto dėstytojas išmeta tokį studentą. Šiaip man pasisekė, aš baigiau Kauno technologijos universitetą, esu inžinierius, programuotojas, sistemotechnikas, bet taip lėmė po nepriklausomybės atgaivimo lemtis, kad atsidūriau mokykloje kaip informatikė ir aišku baigiau persikvalifikavimo studijas ir matyt tos dėmės edukologijos universiteto negavau. Tai nežinau, ar čia mano esmė tokia, kad kūrybiškumas jėga, ar čia edukologijos universiteto neturėjimas, nežinau. Yra paaiškinti. Tai šiaip Lietuvos edukologijos universitetas yra mūsų projekto kūrybinių partnerysčių partneris. Aišku, reikia suvokti, kad tai yra didžiulė struktūra ir ten aš tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie tikrai ir dirba tą kryptimį ir domisi ir mąsto kitaip. Ir mes su rektoratu turėjom diskusiją ir man atrodo, kad čia tiesiog reikia suvokti, kad mes visi, nes mes kalbam apie labai esminius sampratos pokyčius. Mes labai turim daug ir kaip pastebim, iš tikrųjų kartais mokytojams patiems ir vaikams netgi, tai yra ir tėvams, kurie mato, tai yra šokiruojanti netgi ta patirtis, tokia išmušanti pagrindą iš po kojų, nes sugriauna tą pasaulėžiūrą kažkokią žmogus, kurie egzistuoja, kaip aš suprantu vaikus, kaip aš suprantu save, mokytojai pajusti. Trumpa replika. Aš manau, kad mes kalbam apie tai, kad sąžiningų mokytojų būt, bet turbūt ir mūsų visuomenė turėtų būti sąžininga ir leisti mokytojui augti jo kūrybiškumui, o ne čia ir dabar. Duok rezultatą. Jis yra žmogus, jūs teisingai pasakėt, ir turi irgi užsiauginti tą kūrybiškumą, išlaisvėti. Tai mes visi per klaidą kažkokią suprantam, kokį rezultatą galiu geriau pasiekti rezultatą, galbūt išnaudodama tą klaidą. Tai ta prasme, kad turėtume turėti erdvę mokytojas ir kartais suklysti. Taip, ir aš dar norėčiau pridėti, kad čia mes kalbam dabar apie mokyklą, apie mokytojus, apie vaikus, bet iš tikrųjų, kai, pavyzdžiui, aš susiduriu, kai mes siūlom šitą modelį, kad kūrėjai bendradarbiauja čia su mokyklom, to paties klausia kolegijos, to klausia universitetai, to klausia žmonės iš privataus sektorius, ar mes galėtume irgi tokį dalyką pabandyti, ta prasme, kad tos problemos ir tos tokios mąstymo kliūtis, tas negebėjimas, aš pati susiduriu darbinėje aplinkoje ir tai mane labai stebina, tai yra tai, kad nėra toleruojamas klausimas, kodėl.
kad yra kultūra, kurioje tiesiog yra lengviau pasakyti, paliepti arba pasakyti su jų atsakymą, o netoleruoti, kai žmogus aiškinas, kodėl taip yra. Tai žodžiu, kad mes čia kalbam tikrai, kad čia nėra kažkokia specifinė mokyklų problema, čia yra tokios daug gilesnės problemos. Mes tiesiog turim galimybę mokyklose su tuo dirbti, dėl to, kad yra struktūrinių fondų programos ir taip toliau. Ne visose sritise yra tokia galimybė, tai tiesiog turėtume irgi tą suvokti ir įvertinti. Bet čia tikrai nereikia savęs čia nuvertinti, kaip čia blogai ir kaip mes čia kažkaip ne taip darom ir taip toliau. Aš manau, kad čia yra tiesiog toksai kontekstas ir iš tikrųjų sukurkime vieni kitiems tą tokią atmosferą bandyti ir kitaip bandyti. Dar. Albina Vilimenė, ugdymo plėtotės centras ir matematikė. Aš gal porą tokių replikų. Besiklausydama, bemastydama, paminėjom dabartinį pedagoginį institutą, kaip dabar jis ten vadinasi, taip. Ir tarybinius laikus, ir aš gimiau praeitam šimtmetį. Aš manau, kad ne čia problemos yra. Tikrai ne. Pirmiausia, turim galvoti apie save, apie savo pasirinkimą. Aš irgi baigiau tarybinį universitetą. Ir pasižiūrėdami kiekvienas, ir aš pati kritiškai, mačiau ten ir gero, ir blogo, bet aš atsirinkau. Lygiai taip pat ir bet kokioj veikloj. Ir jeigu aš turiu tą kūrybiškumą, gal netgi ne kūrybiškumą, o tikslą išmokyti vaiką matematikos, tai aš ir verčiuosi per galvą. Tai ir dainuoju, ir sporto salėje skaičiuoju, ir muziejų, ir visur kitur. Pirmiausia, tai aš galvoju, kad pedagogo profesijai būti mokytojų, tai reikia turbūt turėti, kaip močiutė sakė, babutė mano, pašaukimą, tą Dievo gyvelę. Ir kai sėdi tas vaikas šalia, žiūri jam į akis ir galvoju, taigi čia tas mano vaikas, mano tas asmeninis, taigi aš atidaviau tik kitai kolegiai. Ir kai matai taip savanaudiškai kaip į savo vaiką, tai ir darai, ir niekada tu jo nenuskriausi. Ir aš kai nuėjusi pas savo vaikų mokytojus, aš neturiu jam jokių pretenzijų, jokių priekaištų, nes jisai žino geriausiai ir jis labiausiai myli mano vaiką. Ką ašgi galiu jam papriekaištauti ir kaip jūs minit dažnai, taip yra nemalonu, nesmagu, bet gal žmogus tuo momentu jam nuotaikos nėra, gal kažkas kaimynas kažkokį negražų žodį pasakė. Bet aš galvoju, meilė tam vaikui ir geranoriškumas, vidinis asmeninis geranoriškumas šalia esančiam. Ir viskas, ir tas kūrybiškumas purslais trikš. Dėkui. Iš tiesų pasikartosiu ir pasakysiu vieną mintį, pasiklauskite vaikų, ko jie nori. Ir atsakys. Visus atsakėm. Jums tai reikia tik paklausti, ko nori iš jūsų vaikas. Ir tada, man atrodo, savaime galvoje, man taip atrodo. Dar aš taip, pagalvojau, mes Lietuvoje irgi lietuviai mėgstam tą švytuoklę labai. Į vieną pusę valio, dabar jau važiuosim į kitą pusę. Tai, žinot, jeigu dabar staiga visi mokyklose pradėsim dirbti kūrybiškai, ir šiandien vakar mes mokinius palikom ten su testais ir su namų darbais, o pirmadienį atvažiavę, sakom, su džinsais apsirengę, ne su sportbačiais ir jau čia dabar šiandien. Tai iš tikro nebijokime atlaikyti tą visuomenės spaudimą, politikų spaudimą greito rezultato. Čia reikia labai kantrybės, nežmoniškos kantrybės ir
išmanumo ir gudrumo. Kaip vienaip arba kitaip, nepasiduoti tam spaudimui, o kad mes lietuvaičiai, lietuviai irgi sugebam pavyti vienas kitą, ne, ten kaip tie anekdotai yra, kur pragare ten pasikuriam ugnį ir patys iššokam ir verdam toje ugnyje. Tai vat šitoje vietoje aš tikrai norėčiau irgi palinkėti ir kalbant apie kūrybiškumą, nešokti į tuos kraštutinumus ir vis vieną įvertinti, kad yra raida ir atliepianti jūsų tą susitarimą, kad duokit laiko. Jūs duodat vaikui, tėvai turi duoti mokytojui, vadovams, visuomenė turi bendrai švietimui duoti laiko. Dabar mes esame tame kelyje. Ir bet kuris paskubėjimas, bet kuris toksai paforsavimas arba neatsargus paspaudimas, jisai gali dar blogiau padaryti, negu kad iš tikrųjų realiai gali būti. Taip kad šiuo vietoj išmonės ir drąsos. Aš dar truputį norėjau paliesti ir tėvų, nors čia, manau, kad čia didžiulė atskira tema, bet iš tėvų pusės aš ką pastebėjau, kad reiškia, kad aš nesenai žiūrėjau vieną interviu, Dalai Lama pasakoja apie savo vaikystę. Ir sako, reiškia, ta didžiausia, reiškia, ta grūdo, meilės, supratimo, apskritai tų jausmų grūdo, sako, aš gavau iš mamos, o po to jau tik tai mano, reiškia, ta religija ir praktikos mane išugdė tą visą reikalą sustiprinti. Ir ką aš pagalvoju, kad dažniausiai tos problemos, mes kalbam apie universitetą, bet juk vaikas gimsta ne universitete, jau šeimoje gimsta. Ir man atrodo, ta pradžia yra labai labai svarbi, kad vaikas iš tėvų gautų tam tikrą saugumo, dėmesio galių gale. Aš kiek dirbau su vaikais, aš nenoriu konkretizuoti, bet begalė vaikų, jie tiesiog trokšta dėmesį. Ir kai truputį sužinai, kodėl, reiškia, pradedi gilintis į jo praeitį, tai supranti, kad iš tėvų to negavo. Ir reiškia, jis dabar negauna, tada jis pradeda savisaugą užsiimti, tada ta savisauga galių gale pavirsta į užsidarimu, tada jeigu dar tas uždarumas nepadeda, tada atakavimu ir visa ta erdvė pavirsta, o tai gerai, kitas žmogus, jeigu ant jo atakoja, tai ko jis turi, tai ir duoda atgal. Ir tiesiog labai gerai minėjo, kad visi žmonės nori būti laimingi. Tiesiog jie nori supratingumą, tai aš manau, kad čia tėvų ta pradžia vaiko yra tokia svarbi, kad net nežinau, nuo ten viskas prasideda. Ir jeigu truputį kompensuoja mokytojas arba praktikas, kuris ateina, truputį kompensuoja tą erdvę, tai tie vaikai iš karto atsidaro. Pas Violetą mokykloje, reiškia, mes turėjom vieną atvejį, kai mergaitė nuolat buvo uždara, jinai netgi per užuolaidą, aš kaip vadinu, plaukus taip užmeta ant akių, tai per užuolaidą stebi žmonės. Pabaigoje jinai gavo gerą dozę dėmesio. Aš pastoviai žiūrėdavo, kada, reiškia, yra geras momentas, kad tai neatrodytų, kad aš specialiai. Kad tiesiog situacija taip nustumė ir jinai gavo gerą dozę, jinai po to nusprendė, nori būti režisierė, jinai tos plaukus pradėjo kitaip šukoti. Turiu omeny, kad truputį jie tas senovinės vaikystės kompleksus pradeda kompensuoti. Ir reikia tos vaikus labai gerai suprasti, kad jie turėjo praeitį sunku, kaip ir mes visi. Aš kai prisimenu savo vaikystės kompleksus, pas mane buvo kitaip, ten buvo ir karo, ir žemės drebėjimų, bet aš kai pradedu analizuoti, aš suprantu, kad šiandienos mano veiksmai iš esmės remiasi į mano vaikystę, į tą iki 6, iki 10 metų tą etapą. Tai čia labai svarbi terpė, neįmanoma tą nesuprasdami apie kiekvieną vaiką detaliai pradėti jį daryti tam tikrą, reiškia, rodyti jam posūkius, kurie jam sukti, tiesai. Tai tiek gal. Dar vienas paskutinis tada komentaras arba klausimas.
Sveiki, aš esu Jonas, dirbu Šilutės Vidūno gimnazijoje IT mokytojų. Ir kai tema yra kūrybiškumas, tai tokia kaip priešprieša man visą laiką yra žmonės, kurie žino, kaip yra. Taip reiškia, jeigu tėvai žino, kaip yra, tai jie jau uždaro vaikui kažkokią kūrybą, kažką išsiaiškinti, kaip yra. Mokytojai, kurie žino, kiek yra 2+2, jie irgi uždaro toj srity ir taip, tas visur yra uždaroma. Tai čia tiesiog toks, nežinau, kaip pastebėjimas. Dabar dėl to pedagoginio universiteto ir apskritai mokytojų rengimo, tai niekas nežino, kas bus po 12 metų, taip, kai mes pradedam ugdyti vaiką vidurinėje. Niekas nežino, kas bus po 16 metų, kai mes pradedam ugdyti mokytoją, kuris ugdys vaiką, kuris yra vidurinėje, taip. Ir ta švytuoklė, kaip minėjau, tai tas ir yra blaškymasis kažkoks. Nežinau, aš pavyzdžiui baigiau ne pedagoginį universitetą, bet kartu su pedagoginė kvalifikacija esančią programą. Ir mano grupėje baigia žmonės, kurie nemoka viešai kalbėti, reikšti minčių. Ir pristatymų per 4 metus mes gal padarėm ant pirštų, suskaičiuosim kiek. Apie kokybę aš nekalbėsiu, tų pristatymų čia gal nuo asmenybės priklauso, kiek įdėta darbo. Tai tas toks klausimas, kaip ugdyti kūrybiškumą, kai tu pats jo neturi. Ta prasme, tu pats atėjai ir, ta prasme, mes dabar iš kur tas persilaužimas ateis, mes tarsi sakom, kad tai kantru, ne, kantrybės reikia turėti, kad tas vaikas jį užsiugdytų, o mes turim jį va taip gauti ir iš karto dar ne tik patys, kad suvoktų ir turėti, bet dar ir kitą išugdyti. Tai ta prasme, čia tokia, man atrodo, labai rimtas ir net nežinau, ir įgyvendinamas uždavinys. Tai ačiū. Ačiū. Tai jau visai baigėsi mūsų laikas ir aš tik tai pabaigai noriu šiek tiek apibendrinti ir grįžti prie mūsų temos diskusijos, kaip kūrybingumą paversti kasdienį mokyklos įpročių. Man atrodo, mes daug idėjų išsakėme ir daug klausimų ir problemų toje srityje. Man atrodo, dar kas yra svarbu, reaguojant į čia paskutinius kelius pasakymus, tai iš tikrųjų, kad kodėl mes kalbam apie įprotį būti, ir mes, kaip sakiau, tie 5, kurie, kaip pavyzdį pasakiau, kaip galima labiau suvokti kūrybingumą, ir ta vaizduotė, ir atkaklumas, ir bendradarbiavimas, ir kiti. Tai būtent mes kalbam apie tam tikras esminės nuostatas, mąstymo principus. Mes nekalbam apie tai, ar kūrybišku reiškia būti apsirengus spalvotai, ar su kostiumu jau nebe kūrybiškai. Čia ne apie tai kalba. Tai va čia, man atrodo, didžiausia rizika yra paslysti ant kažkokių formų linksmų, nes aš kaip sakiau, gali būti labai linksma pamoka, bet jinai visiškai nevertinga. Tai aš nevadinčiau to kūrybiškų dalykų. Kūrybiškumas, kas turėjom su kolegom tokį įdomią diskusiją, kas jungia kūrėją kaip menininkas, sakykime, tas siauresnė, konkretesnė prasme kaip menininką, su mokytoju. Tai yra mėginimas sukurti prasmę kažkokią, suvokti prasmes gyvenimo, pasaulio, to, kuris yra apie tave. Tai jeigu mes darom kažką beprasmiško, tai nėra nei geras menas, jeigu tai nėra pastanga kažką suprasti apie kitus, apie save, apie istoriją, apie ką tik nori, tai nėra vertinga nei pamoka, nei meno kūrinys. Tai šitą reikia labai, man atrodo, įsisąmonint, kad tai yra, kaip sako mums kartais, sako mokytojai, o mes žinom čia visus tos metodus, duokite dar daugiau metodų. Ne apie metodus kalba. Internetas pilnas visokiausių pasiūlymų, yra pilna puikių vadovėlių, metodinių knygų, ko tik nori. Kalba yra apie taikymą. Kodėl visą tai yra, o mes nedarom ir netaikom. Tai yra apie mąstymą, apie principus ir apie įpročius, apie tai, kai darai net nebegalvodamas. Tai to visiems noriu palinkėti, tikrai tuos įpročius ugdyti po truputį, savo uždavinius tam tikrus keliant ir bandant ir žiūrint, kas pasiteisina, atvirai žiūrint tai, kas nepasiteisina, analizuojant, galvojant, kaip patobulinti, kad pasiteisintų. Tai to linkiu, to pasitikėjimo, to tikėjimo, apie ką kalbėjome, ir savimi, ir tais, su kuriais dirbame, ir tikiuosi, kad po truputį taip subalansuotai pavyksta tų pokyčių pasiekti. Tai tikrai labai ačiū visiems diskusijos dalyviams, ačiū Jums.